Ok, papasakok, Mindaugai, kaip tau sekas, kas pas tave naujo per savaitę. Aha, tuoj tik tai čia kažkaip ausinės atsijungia. Aha. Na nieko, tada būsiu be ausinių. Nu, sekasi, tai sakyčiau, visai gerai, va liko stacionaro vieną dieną. Mhm. Ten šiek tiek va irgi viena, ten buvo ir sapno analizė, tai kažkaip labai daug užkabino, žinai. Mhm. O šiaip galvojau, kad tie sapnų grupė ta nesąmonė, žinai, ir paskutinį kartą leido man mano sapną analizuoti. Tai Mhm. kažkaip irgi supratau tokį įdomų dalyką, žinai, kad kartais, nors ir nesinori dalykų daryti, bet tas, uh, ką iš jų gauni, būna visai naudinga, nes man visai nesinorėjo į tą grupę, eit, žinai, Mhm. bet kažkaip galų gale gavau kažką naudingo, tai supratau, kad, nu, blemba, visą laiką širdies gal ir neklausysi, žinai. Matai, mes buvom kalbėję, nereikia sumaišyti širdies, žinai, su Jo, programom, ai. Mhm. kurios būna, dažniausiai programos baimės kažkokios jungiasi ir jos automatiškai jungia mechanizmą nenorėjimo kažko tai daryti arba ėjimo nuo to, kur tau reikia eiti. O pasąmonė pati sudėlioja taip, kaip reikia. Ta prasme, kas vyksta realybėje, reiškia, tai pasąmonė pati buvo sudėliojus. Bet protas, kaip ir minėjau, jis yra labai ribotas ir jis pradeda priešintis. Ir jis dažniausiai priešinasi tam, kam nesupranta. Nu, pavyzdžiui, vat, į stacionarą eit, jam neaišku ko. Nu, jisai jungia užprogramuotą savo programas. Tai gaišiu laiką, vėl klausysiu maždaug taip grubiai, žinai, klausysiu, kas ką šneka, man ten neįdomu. Va, ir protas jisai savo ribose pradeda kaip sabotuoti, prieštarauti, žinai, nes jis ieško kažkokios komforto zonos. Jo tikslas visada yra išsaugoti save kaip protą ir išsaugoti kūną. Tai reiškia visada, kur tik tais koks šiek tiek pavojus, stresiukas ar dar kažkas, jis vengia to. Va, kaip, grubiai tariant, kaip apsauginis, žinai, kokį nors prezidentą, kada prižiūri, tai jam ramiau, kad prezidentas sėdi kur nors ten savo ofise, kur yra apsaugos sudėliotos vietoj, jisai niekur nejuda, nevažiuoja, nepersikelia, nes jeigu tik tai vat, prezidentas pradės kažkur važiuoti, reikės labai daug energijos, daug resurso, kad jį vat, apsaugot, kad jo dabar kažkas jam neatsitiktų. Ir taip jau yra diskomfortas. Vat, ten prezidentai, kai važiuoja, ten jau, sakykime, toj vietoj, kur bus, ten tą vietą apžiūri jau prieš mėnesį ar prieš pusę metų maždaug, nes žino, kur bus kokie susitikimai ir daug resursų. Vat, ten. O jeigu sėdėtų ramiai savo prezidentūroje, viskas ten tvarko, viskas sudėliota, nereikia nieko daryti. Tai vat, protas mūsų maždaug toks, vat, kaip tingus apsauginis. Va, bet jisai tokiu būdu pablokuoja mūsų ėjimą toliau, mūsų vat, tą ėjimą į naują gyvenimą, naują savo versiją. Va, ir tai vat, pradėsim po truputį vat, šiandien apie temą vyriškumą. Tai vat, vyriškumas ir yra susijęs su tuo, su nugalėjimo vat, proto programų tų tokių. Va, ir jeigu pastebėsi senus žmonės, vat, tetą savo, mamą gali pastebėti, jos stengiasi būti greičiausiai, aš taip manau, nu, tu patvirtinsi arba paneigsi, bet būti tokio stabilioj, vat tau irgi sakė, kokie čia verslai, kokie čia Danija, žinai, vat tipo stabiliai būk savo kabutėse prezidentūrai ir kiek įmanoma saugiau. Ir saugumo atžvilgiu tai yra teisinga, bet kitu atveju gyvenimo atžvilgiu, nu tai toks, koks čia gyvenimas. Čia merdėjimas vienoje vietoje, nes gyvenimas yra kelionė, reikia keliauti per jį. Va, taip pas tave, vat, taip, nu, tu turi pats tą atsekti, kad taip suveikia. Mhm. O pasąmonė, tavo vat, širdis tikroji, jin jau suprojektavo. Jis žino, pasąmonė yra jau programa, yra aišku, kur tu turi patekti, ką patirt.
ką pamatyti ir tave ten veda. Gali per stacionarą, gali ne per stacionarą, bet ką. Bet jau kur veda tave, ten reiškia dėl kažko reikia, kažkokių tai patirčių, kažkokių žinių. Ir tu vat, pats sakai, pradžioje kaip ir sabotavai, nu, nelabai norėjau, o po to matai jau vertę pamatė, ne, jau supratai. Mhm. Kaip mažą vaiką irgi vat, veda į mokyklą, jis pradžioje gal tai nenori, o po to jisai kaip pasimoko, da gauna daug žinių, sako, o visai gerai, aš jau moku ir skaityti, ir skaičiuoti, ir su dviračiu važiuoti ir taip toliau. Tai vat, pas mus taip pat veikia. Ir tą, kada pradėsi atsisakinėti, tada bus drąsiau, daugiau vat, to vyriškumo, tos valios eiti nežinomybę. Mhm. Tai yra gyventi. Jo, dar irgi jau kažkurie užsiėmimai buvo paskutiniai, žinai, jau nesikartos, tai ten per vieną tai net keista, ta, žinai, psichologija sako, palinkėkit ką nors Mindaugui, žinai, kas geriau jį pažįsta. Aš iš karto nusišypsau, žinai, niekas manęs ten nepažįsta, bet kokią 10 žmonių gal palinkėjo, ar kad ten ir svajonės įsipildytų, ir šiaip, žinai, visokių dalykų, tai kažkaip galvoju, tokia šiluma apėmė. Ir galvoju, jeigu dar po 2 metų man reikės ten sugrįžti, žinai, Mhm. tai galvoju, gal tada bandysiu daugiau bendrauti, nes kažkaip žmonės visai kitaip pamačiau, kai man kažką palinkėjo, žinai. Mhm. Nes prieš tai atrodė jie tokie svetimi ten, žinai, ir taip ir nelabai gražus tas, ana, žinai, o kažkaip kai tai pasakė, tai visai kas kita, žinai, ten. Jo, nu čia susijęs su tuo, kaip ir mes praeitą kartą kalbėjom, kai tu iš savo kevalo truputį pradedi vertis, savo šilumą skleisti, tada lengviau tau ir palinkėti. Bet kada nebūtinai tu, mes dažnai žmonės tampam tokie kaktusai, žinai, tai arba ežiukai tokie, žinai, ežiai. Vat ežys jisai gražus, kaip ir norėtųsi į rankas paimti, galbūt paglostyti, bet jis tuoj pradeda spyglius savo statyti. Ir tada toks biški pažiūriu, gražus, fainas ir nueini. Ir eini prie triušiuko kokio, kuris švelnus ir nesibado. Tai va ir mes kada pradedam savo spiglius tokius, tada žmogus kaip ir yra intencija, noras eiti, pasakyti, palinkėti, pabendrauti, pakalbėti, apkabinti, pabūti kartu, kavos atsigerti, taip toliau. Bet kada spigliai ir iš karto atgal. Ir tu toks gaunasi vienas kaip ežiukas vaikštai, žinai, nesuprantu, kodėl čia, vat, tu toks, vat, apie vienišumą kalbėjom, apie vienatvę, toks vienišas. Viskas, bet po to žiūri, kad tu pats spiglius statai, ką biškai. Va, ir kaip sakai, va, gražus, negražus, vėliau pradėsi matyti žmonių grožį vidinį, nekreipiant dėmesį į jų išorinę, nu, išorinės formas, fizikinė, žinai. Nes aišku, yra mūsų skoniai, ten, pavyzdžiui, tau moteris vienokios, patinka kitam kitokios, žinai, šviesios, tamsios, aukštos, plonos, storos, kaip kam kokios, žinai. Tai yra išorė. Nu, tai irgi yra svarbu, žinai. Bet kada pradėsi matyti žmogaus vat vidų, pamatysi, kad ten realiai visuose žmonėse gali išvelgti labai didelį grožį. Vat kaip pavyzdys, aš praeitą savaitgalį, tik šeštadienį bendravau su alkoholiku žmogum, va mano pažįstamas tėvu. Nu, toks jisai visą gyvenimą gėrės ir dabar tebe geria, žinai. Bet gyvena ten tokie vos nelandiniai, žinai. Bet aš nuvažiavau ir aš visą laiką mačiau jo vidinę jėgą, vidinę stiprybę, vidinį potencialą ir vidinį grožį. Ir aš, net kai išvažiavom, aš bandžiau atsiminti, kaip jis atrodė, žinai, nu, išoriškai. Aš to realiai nemačiau, tik tais, nu, bandžiau suprasti, kodėl žmogus slepiasi po tuo. Nu, vieni po ego slepiasi, kiti dar po kažko tai slepiasi, jis slepiasi po to tokiu alkoholizmu ir išoriniu susikūrimu, vat to, vat jos spigliai tai yra vat alkoholizmas, bardakas gyvenime ir taip toliau. Bet viduje jo labai gražus, ten, nu, graži širdis, gražus vidus, daug potencialo ir nesuprantu, kodėl žmogus vat taip, žinai, elgesi. Bet kas įdomiausia, kaip sakiau, vat, per laiką pradėsi pamatyti vidinį grožį, net nebematysi, kad tai benamis, kad tai alkoholikas, ar kad šiaip kokia, pavyzdžiui, moteris ar vyras storas, plonas, taip toliau. Mhm. Va. Pradedi tada širdim jaus žmogų. O ten jau antrailiai dalykai, visos fizikos. Tai va. Kas dar mindaugai pas tave? Nu Kokį? jo, va, kaip sakiau, va, laikrodį nusipirkau. Aha. Dabar naudoju jau, vaikštau, matuoju ten tą pulsą, viską. Mhm. Matai, Plius ir šiaip reikia biški reguliuoti, ne save?
Jo, reikia, bet šiaip ir smagu visai, aš net negalvoju, tarkim, ir miegą, žinai, išmatuoja, ir tarkim, parašo, tai tarkim, ten jau į vakarą pailsėkit prieš miegą, nes buvo sunkiai diena, žinai, streso lygis, panašiai, tai kažkaip faina, žinai. Mm. Tai va, o šiaip tai dabar plaukimą kuriam kartui biški sustabdysiu Mhm. ir privatų trenerį irgi trumpam atšaukiau, nes blemba dėl to, žinai, savo problemos, dėl to dažno vaikščiojimo ten į tualetą, tai kažkaip net plauk nelabai išeina, nes labai įsitempiu po pusvalandžio. Mhm. Tai va, eisiu pas daktarą kitą savaitę, tai tikiuosi kažką pasakys, nes vaistai nepadeda, žinai, Mhm. ir labai suaktyvėjo, tai taip jaučiuosi emociškai net pavargę, žinai, kai kažkur O būna. kaip kalbėjom, tu nuėjęs į tualetą padarai ką nors ar ne? Stacionarė taip, o pavyzdžiui, kai sportuoju, tai nelabai. Tik didesnis svoris biški, nu toks, labiau įsitempiu ir tada iš karto man, kai presas įsitempia, tada iš karto ten užsimanai. Tai Mhm. vakar dar kažkiek pakentėjau, apie 40 minučių pavyko, bet treniruotė buvo tokia neproduktyvi, gal tik tai 60% visko, ką galėjau, padariau, žinai, nu, ta prasme svorių. Ten turėčiau daryti su kokia 15, darau su 10, nes tada mažiau įsitempiu, mažiau. Nu, okei, bet o kaip veikia mechanizmas? Tu užsinori į tualetą, nueini ir ten nieko nepadarai ir tada Daug maž, ir daug. grįžti. Aha. Jo, tada grįžtu, pradedu vėl sportuoti ir už 10 minučių vėl užsimanau. Bet tu kada nueini, nu vis tiek kažkiek padarai. Labai mažai, jo, kažkiek yra. Bet tau tada išsijungia jau tas noras, ne? Bent jau. Jo, daug, jo, bet tada grįžtu, pradedu sportuoti, kažką judinti ir vėl jaučiu. Mhm. O su dėmesiu, kaip sakiau, nepavyksta tau apie tai, vat, treniruoti fokusą, negalvoti apie tai. Noriu į tualetą, bet negalvoju. Noriu į tualetą, negalvoju. Nu, vakar salėje kaip ir pavyko, nesakau, užsimaniau ten anksti, bet va, net chronometrą pasileidau, žinai. Ir Mhm. kažkaip pavyko tas mintis nutraukti, vienu metu lyg ir dingo, bet vis tiek vėliau atsirado toks silpnesnis ir reikėjo visą laiką ant įtampos daug maž būt, žinai, besportuojant. Mhm. Nes dažnai būna irgi pasąmonėje susiformuoja tokie apsauginiai mechanizmai, kad tu kažko nedarytum. Nu, pats, sakykime, nu, tokia programa, kad komforto zonai būti, bet, nu, būna ne vien tik sušlapinimus, būna toks valgyt noras nuolatinis, lakstyti virtuvę arba miegot, arba šlapintis, kaip pas ką susiformuoja tie tokie mechanizmai ir nu, juos gali apeiti tik tais juos ignoruodamas. Mhm. Žinai, kaip koks nors, sakykime, neekologiškas draugas nuolatos tave kviestų į kiemą. Žinai. Nu, tipo, eina Mindaugo langų padaužyti. Ir tu toks, blema, bet geras draugas ir einu, žinai, ir daužau langus. Bet tu pradedi jį ignoruoti, nebetidaryti langą, neiti į balkoną, nebebendrauti su juo. Ir jis per laiką pradeda vis mažiau pas tave vaikščioti, taip ir programos veikia. Pradedi jas ignoruoti. Bet jos visos programos, net ir, kaip čia pasakyti, net ir teigiamos, pozityvios programos, kurios kūrenčios yra, nu, pavyzdžiui, tu ten, daleiskim, būna, mėgsti kažką daryti, dirbi ir pradedi ignoruoti tai. Nu, ten būna kokia draugė ar žmona, moteris pradės, tu per daug darbę būni, žinai. Arba per daug sportuoji tenais. Ir tu pradedi tai ignoruoti vardan to, kad ten nebūtų konfliktų. Ignoruoji ir prarandi savo darbą. Nu, tą, kurį mėgai, veiklą kažkokią. Arba prarandi savo kažkokį sportą, kurį mėgdavai. Taip ignoruojant gali, nu, kaip gėlė, nelaistai nuvyksta. Tai va, lygiai taip pat tos programos. Dabar tokia struktūra susiformaus pas tave, kaip čia pasakyti, pavadinti ją, energetinė ta struktūra yra. Jinai tokia iliuzinė, energetinė, bet jinai yra, žinai, pas tave kažkur ten tavo erdvėje skraido. Ir tu ją karts nuo karto maitini, tada, kada apie ją galvoji ir kada pasiduodi jai. Čia viena iš, aš rodau mechanizmą, kaip galima ignoruojant vat, tas programas, kurios netinka, jas numirti. Ir dar pliusas, kada taip darai, labai treniruojasi fokusas, dėmesio kontrolė.
Ir labai gerai iš karto turėti pakaitalą. Vat, jeigu negalvosiu apie tai, kad noriu į tualetą, apie ką tada galvosiu? Vis tiek apie kažką turiu galvoti. Žinai, kaip saulė šviečia, nori, nenori, spindulys kažkur turi krysti. Jeigu ten saulė spindulį kažkas užstoja, tada spindulys kertas, jis tiek kažkur tai šviečia. Taip ir čia, jeigu vat, užblokuoji tą vaikščiojimą į tualetą, tai apie ką galvoti. O geriausia tada kažkokią tai savo užsirašyti frazę ar mintį, apie kurią nuolatos galvoji, apie ką nori. Nu, pavyzdžiui, apie darbą, apie danį, apie verslą, aš nežinau, apie kitą būtą vat, galvoti. Vat. Tokį jungti mechanizmą, pavyzdžiui. Tik tais į tualetą pradėjai galvoti ir opa, jungiu, kokio būtų. Nu, aš nežinau, kas tau dabar aktualiausia, ko tu nori. Mhm. Bet va šitą gali ir nukreipinėti kitur visada. Tik tai apie tualetą ir iš karto bats į kitą, tą, ko tu nori, savo tikslą, žinai. Nu jo, tai pradžioj tai taip ir bandau, žinai, nekreipti dėmesio, tas senas, bet tarkim stacionarė per paskaitas, tai ten jau per poros teko per vidurį išeiti, net per tą mano sapnų analizavimą. Tai galvoju, taip sėdžiu, galvoju, noriu, nu, tai galvoju, reikia. Sakau, čia tavo poreikis, sakau, atsiprašau, ar galiu išeiti, išleido, žinai, nubėgau greitai. Tai iš dalies tai čia blogai, bet iš kitos pusės priverčia kartais už save pastovėti, žinai, kad ta prasme savo poreikį išsakyti, kad man reikia nueiti. Jo, tas drąsa ūdo. O Jo. aišku, čia toks. O bandai eiti iki galo, vat kas atsitiks, žinai. Ar jau ten jau jauti, kad nenueisi ir pridarysi kelnes. Jo, jaučiu jau. Mm. Nes tau kaip tik, aš žinai, ką rekomenduosiu filmą vieną pažiūrėti, aš žiūrėjau. Mhm. Minsiu. Rusiškai vadinasi Klub Baicov. Klub Baicov. Va čia tema bus. Aš aišku, rusų kalba žiūrėjau jį. Gal Baicovskį klub Ai, Baicovskij klub gal. 99 su Bredu Pitu, ne? Jo, tu esi matęs? Jo, matė šitą Fight klubą, geras. Aha. Bet galiu antrą kartą pažiūrėti, vis tiek nėra ką žiūrėti dabar. Tai. Va, jo, Baicovskij klub. Tenais yra labai gera scena, jeigu atsimeni, kur jam pilant rankos kažkokią chemiją ir dega ta ranka. Pagavo jo ranką, tas, kaip sakai, Bredas Pitas tada, ne? Jo, gali būti. Jo, Pagavo to kito veikėjo ranką, laikė ten per jėgą ir pylė tokią chemiją ir tada jam pradėjo degti ta ranka. Nu, delnas, plaštaka. mhm. Ir ten buvo geri žodžiai. Dabar neatsimenu rusiškai ten sakė, kad esmė ta, kad kažkaip, kad kada tu laisvę pasieksi tada, kada vat, praeisi visą tai, vat, pavyzdžiui, visą skausmą praeisi, žinai. Ten apie skausmą buvo, kad vat, jam sakė, nu, nebėk nuo skausmo, kentiek, išbūk jį iki galo, kaip sakant, išragauk jį. Ir už to jau, jeigu tu iškentiesi, išbūsi, už to jau tu atrasi laisvę. Tai va taip veikia, pavyzdžiui, baimės, kada mes labai labai bijom, mes dažniausiai bėgam nuo tų baimių. Mes net nuo tolo bėgam nuo jų. Pasąmonė yra kažkokia šakninė baimė ir mes net bijom prisartinti prie tokio kažkokio veiksmo, bėgam net nuo. O iš tikrųjų reikia įeiti į ją. Ir kada tu eini va, į tą, į skausmą, į baimę ir nebai, va tiesiog eini ir bijai, eini ir skauda, ir kenti, žinai. Ir iki tol, kol tu į visą, kaip čia išdega ta baimė, išdega tas skausmas. Ir tada už to, bats, tau yra laisvė. Tu jau kaip ir praeini. Nu, kaip kompiuteriniam žaidime panašiai, taip pat gyvenime vyksta. Bet žmonės didžiąją dalim neina, nu, bėga nuo skausmo, bėga nuo baimės. Ir lygiai taip pat tau, vat, su šlapinimusi. Mm.
Aš turbūt tavo vietoje, ką daryčiau, tai jeigu tai namie, tai būčiau iki tol, kol apsišlapinsiu. Su mintim, kad galbūt ir neapsišlapinu. Nu, pem ant pem, tipo toks. Mhm. Kada vat nieko nėra, žinai, nu, kada tu, nu, apsišlapinsi, mėsi ten šitą drabužius skalbsi ir viskas. Nu, nieks nesužinos, nepamatys, bet pabandyti praeiti tą iki pat galo. Nes gali būti, kad susiformavus ta tokia baimė iliuzinė, kad vat apsišlapinsiu, bet ten gali būti iliuzinė ir jeigu tu ją tu nugalėsi, praeisi ir gali būti, kad tai ir neapsišlapinsi. Bet tada kaip ir nulauši tą programą. Vienas iš variantų, Jo. jeigu nori, gali pabandyti. Ne, namuose, žinai, saugu, tai aš tai kartais ir porą valandų neinu į tualetą, ir Mm. ilgiau, žinai, kažkaip, va. Na, jo, reikia kažkiek sulaikyti, pabandyti. Nes čia grinai čia yra, sakau, susiformavus tokia programa. Va. Nu, nežinau, antras variantas pampersas. Saugęs, žinau, kad turi pampersas. Tai irgi toks, žinai, užsidėti ir išbandyti. Kaip eksperimentas būtų įdomu. Na, aš žiūriu, dar kažkaip pamperso nesinori kol kas, žinai, bet žiūrėsiu, gal gydytojas kažką, žinai, pasakys, ten kokią echoskopiją padarys ar ką. Nu, gal, aišku, turi ir fiziką ir pasižiūrėti. Bet tai sprendžiant iš to, kad tu nuėjęs nieko nepadarai, tai rodo, kad tai yra, nu, netikra iliuzinis dėmesio atitraukimas. Nu jo, bet salėje tai jo nieko nepadarau stacionarė, tai visai normaliai, nors ir vandens beveik negeriu, tai net keista, žinai. Mm. Bet tai, nu, gal jeigu, nes matai, jeigu padarai, gal tos kyšiai tiesiog išeidinėja. Ir svoris pradės kristi. Irgi yra gerai. Nu, pastebėk. Tai va. Nu jo. Gerai, nebeužtrikim ties to pats paeksperimentuosi, daktarai, vat, kaip aš sakiau, metodą gali pabandyti praeiti šitą. Va, kas dar Mindaugai? Kas dar. Ai, kažkaip irgi, čia taip įdomiai draugas iš oro paskambino iš Kazlų Rūdos, žinai. Mm. Ir sako, va, jeigu grįžtum ilgesniam laikui, tai sako, gal man padėtum biški prie mašinų, žinai, ten patvarkinėti, ten Mhm. pasirbliuot, parodyti, žinai, kartais žmonėm atvažiuojantiem. Mhm. Tai kažkaip viduj labai surezonavo ir sutikau. Nors ten ir Kazlų Rūdoj, bet kažkaip sakau, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu, pabandysiu. Tai ir galvoju, dar prieš tai irgi siūlė ten, sako, įdėk porą telefonų, žinai, gal pavyks parduoti. Ir kažkaip galvoju, blemba tas likimas, Dievas mane vėl prie žmonių veda. Nori, nenori, žinai, toks Mhm. išbandymas, nes ten irgi reikia su žmonėm bendrauti, visokių būžinai, visokios patirtys. Mhm. Tai galvoju, kol laukiu aš tos profesinės reabilitacijos, turiu ten gal kokią vieną kitą savaitę, tai galvoju visai pabandysiu, žinai. Nu, Nors mūsų su tuo draugu biški ir požiūriai skiriasi viską, bet matyt, man tokios patirties reikia ir, o požiūriai kame? Versle skiriasi, ar politiniai požiūriai, ar kokie? nu, ir versle šiek tiek ir tą mąstymę gal daugiausiai į negatyvą biški linkęs, Mm. bet šiaip geras žmogus, bet va taip va, bet aš sakau, aš taip sugalvojau, kad jeigu dabar rezonuoja, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu ir jeigu nieko nesigaus, tai aš jam tiesiai šviesiai pasakysiu, kad žinai čia. Sorry, ne man, bet aš jam iš karto sakiau, kad aš ilgai negalėsiu, žinai, tau Mm. padėti, tik trumpai, žinai. Nu gerai, pamatyti, tai gal draugui padėsi išeiti į pozityvą. Nu, gal. Galbūt, nes dažnai būna, kada, vat, pavyzdžiui, žmogui vienam nelabai eina, kada atsiranda partnerystė, paeina. Nes būna vienas žmogus per mažai vienokių savybių turi, kitas per mažai kitokių, bet vienas tų turi, kitas tų. Ir kada sueina rinkinys savybių, tada gaunasi verslas. Partnerystė dažnai būna versle. Taip geriau verslai darosi, vat, kada yra partneriai. Aišku, ten, nu, čia jau verslo tema, čia yra kiti niuansai, partnerystės irgi reikia mokėti jas statyti, nes ten 99 procentai po to jau griūna, pykčiai būna, pinigai, dalybos ir taip toliau. Bet jeigu ekologiškai, turėdamas patirties gerai išstatai partnerystės, jos gali pakankamai ilgai veikti.
Ten vienas vieną pridengia dalį, kurį, sakykime, geriau nusimano, kitas kitą dalį, kurią geriau nusimano. Ir gaunas rezultatas. Nuliuks, sveikinu, tai pabandysi su draugu. Žiūrėk, gal ir pačiam kokių minčių kils, o gal ten ir su draugu paės. Jo, svarbiausia, kad darai, eini, bandai. Nu jo, ir kažkaip aš galvoju iš kitos pusės, jau ruošiausi ir su mama dėl namo kalbėti, dėl visko, žinai. Ir dabar galvoju, kol kas dar atidėsiu tą pokalbį, nes jeigu būčiau kas rudoj ten kažką išeitų uždirbti kurį laiką, tai visai smagu būtų atskirai tam savo namukį, žinai, laiką praleisti. Nu jo, čia irgi gerai. Čia jau apie vyriškumą. Jo, nes kažkaip va, ir dabar tų atliekamų pinigų dar šiek tiek yra ir plus dabar tie treneriai apsikarpė, žinai, automatiškai. Mm. Tai galvoju, gal dar porą mėnesių ištrauksiu su savais pinigais, nesiskolinę, žinai, tai irgi kažkaip faina. Ir dar sakė, dar vienas dalykas yra ten kažkokiam laužinė nedarbas, kur automobilius ardyt, žinai, ir visai neblogai moka. O vėliau tipo autoservisų, žinai, reiktų darbuotojų užmokintų, bet kažkaip aš galvoju, kad mane tie kursai labiau domina šiuo metu, tai šito gal atsisakysiu, bet va, draugui padėtai pabandysiu. Tada. Nu jo, tai gerai, čia jau apie širdį, kur rezonuoja tenai, nežinai. Nu, svarbu, kad į kažkokį bandymą patirtį. Nes jeigu ir nepavyks, tai, nu, gausi patirtį. Sužinosi, kaip automobilių ten verslas veikia, valymas, pardavimas, ardymas ar dar kažkas, tai irgi bus tau į bagažą savo bendrą, žinai, į duomenų bazę, į tavo kietąją diską, žinai, kurį po to galbūt gyvenime kažkokios tai savybės, kažkokio niuanso reikės, kurį pasimsi iš to, ką patirsi pas draugą, išmoksi ten. Kartais mes labai siaurai mastom, kad turiu eiti ten arba ten, o kartais turiu eiti daug kur ir po truputį po vieną puzlę detalę susirinkti ir po to susirinks tavo visas paveikslas. Ten tokią savybę išlavinai, ten tokių žinių sužinojai, ten tokių, ir po to susideda į vieną tavo visos žinios, visus patirtis, ir bams, tas atitinka būtent kažkam tai, nu, kažkokiai tikrai tavo jau realizacijai. Va, gerai, kas dar Mindaugai? Nu ir kaip sakiau, dėl su psichiatra pašnekėjau, dėl kaip susirašinėjom dėl to vairavimo, tai dar viena tai džiugi žinia, kad tikriausiai galėčiau dirbti vairuotojų Barborai, Bolte, tai tikrai galėčiau, kaip supratau, sakė, nes neturi vieną pacientą, kur maistą išvežinėja, žinai, tai va kažkaip dar vienas, toks variantas atsirado, tai tų variantų dabar daug, žinai, kažkaip buvo tylu, ramu, dabar va taip va, sukrito, tai matyt, gal aš kažkiek pasikeičiau, žinai, kad atsiranda tokios galimybės jau po truputį į ateitį. Jo, tu laisvinis, eini į šviesą, į rinką ir tave pradeda pamatyti. Nu, ne išoriškai, o energetiškai. Tu pradedi pritraukti situacijas ir situacijos tave, žinai. Visada, kur kam kas reikia, tas prisitrauks. Va, tavo potencialas pradeda laisvintis, jisai laisvesnis. Ir, nu, kaip pinigai, žinai, pavyzdžiui, jeigu yra daug pinigų, tai daug kas nori ten investuoti, paimti iš tavęs nesivien, tai tavo resursas irgi laisvinasi ir pradeda tavo resurso norėti pasaulis. Tai draugas, tai Boltas, tai Danija, tai gal namą remontuoti, tokie. Jau ir tada tu, kaip, sakykime, savo resursų investorius galvoji, kur man geriau investuoti savo resursą. Ar į Daniją, ar į draugą, ar į namą, ar į Boltą, ar į Barborą. Va, ir kas tau labiau rezonuoja, kur tu matai ten tą savo perspektyvą. Ir tik tai tu vienas gali ją matyti. Sakykime, kiti žmonės, ir manęs paklausė, ar kiti gali tik tai savo nuomonę pasakyti ar kažkaip, bet išjausti tik tai tu pats gali savo būsimą realybę. Tu pats tik jauti, kur tave labiau tempia, kur ten geriau, žinai. Va, tai čia jau širdis jos klausyti ir judėti ten. Ir nebūtinai, kad ten bus galutinis taškas ir pasiseks ir ten tapsi sėkmingiausias ir milijonierius. Kaip sakiau, ten gausi tai, ko reikia, kažkokią tai dozę savo patirties, kuri po to išves dar kitur, nes gausi dar resursą ir tavo bendras resursas vėl kitoks bus, jisai vėl kitaip į pasaulį fonuos, vėl kitokie
nu, pritraukimai bus. Va, o Boltas tai labai gerai, vienas mano klientas ir jau su kuriuo dirbau, nu, ten mes su juo stipriau dirbom ir giliau, ten su pasąmonė, bet baigėsi taip, nežinau kaip dabar pas jį yra, bet kad jisai irgi ten ieškojo savęs ir nuėjo į Boltą. Va, bet Bolte kas įvyko, dar didesnis augimas, ten yra labai didelis pliusas žmonės. Daug per dieną sutinki visokių žmonių, turi galimybę su jais komunikuoti, girdėti juos, matyti spektrą žmonių, matyti kokių yra visokiausių ir piktų ir linksmų ir taip toliau. Ir lavinti komunikaciją. Ir tuo pačiu dar už tai ir pinigus gauni. Ir dirbi kiek nori. Ir tenais dabar neatsimenu pinigais, bet man atrodo, jau sumeluoti, 4000 uždirba būna Bolto vairuotojai. Nu, tie, kurie važiuoja, netingi ten. Mhm. Plius tau nėra ką veikti, tu viskas sėdi veži, žinai. Tai va, gerai. Gerai, kas dar Mindaugai? Dabar kaip ir, tai, tai tarkim, dėl šitų karjeros galimybių, dėl tos realizacijos, tai tiesiog nu, kas ateina tą daryti, o vėliau dėl didesnių sprendimų bandyti per širdį išjausti, ne? Nu, visada per širdį, bet tu gerai pasakai žodį, kas rezonuoja. Bet va žiūrėt, kas rezonuoja, o ne kas gazdina. Pavyzdžiui, nu, ten nedarau, nes bijau, žinai, kaip ir norėčiau, bet bijau, žinai. Vat, kaip sakiau, pagal tą filmą, jeigu tu jį peržiūrėsi, ten ypač tą. Ir ten daug kur rodė, kad tenais net va, tas aktorius ten, atsimenu, kad ten atėjo tas savininkas patalpų, sakė, kas čia užėmė patalpas ir jisai ten su juo naglai kalbėjo, jį ten pradėjo mušė ir jis vis tiek kalbėjo, jį ten vos neužmušė, vis tiek jisai savo varė. Mhm. Ir jisai žiūrėjo, kas bus, tipo, jis nebėgo nuo to. Nu, ten, pažiūrėjau, su pistoletu pagazino, ar su smurtu pagazino ir pabėgo žmogus, ar ten gintis pradėjo. Jis jį daužė, jisai toliau sakė, kad jo, čia mūsų klubas, mes būsim ir ten juos nepridaužė negyvai, bet vis tiek iki galo. Yeah. Toks, vat nepabėgti iš baimės, eiti tą ir bandyti. Čia kalbu Taip. apie atskirimą, atskirti, kur rezonuoja, einu, bet Mhm. einu ir ten, kur noriu, bet šiek tiek bijau. Ten, kur nori, bet šiek tiek bijai, ten yra didžiausia vertybė. Tai tada čia su draugu tas pabandymas, nes ten reikės ir vairuoti, žinai, tikriausiai kažkiek. O aš vairuot biškį jau bijau šiek tiek, irgi, žinai, Nu, va, atpratęs. Tai. eit iš komforto, perlipti tą. Pažiūrėti, kas už tos baimės yra. O už tos Mhm. baimės ir yra laisvė, kada va, per tą filmą gerai parodė. Tu kaip per ją pereini, tu išsilaisvini nuo baimės, kuri visada tavyje užima kažkokią didelę vietą tą baimę. Žinai, kaip kažkoks tai prastas maistas, kurį tu nešioji, nori išvengti, bet neišvemi. Vat, grubiai tariant, energetiškai, tu tą baimę išvemi, iš savęs išstumi, praeini pro ją. Ir jinai, kas yra, tai baimė nebėra už ko kabintis, ir nebeaktuali. Tu nebesikabini, tu nebijai ir jinai kaip energija išsigaruoja, jai nebėra už ko kabintis, už tavo minčių. Nu, pavyzdžiui, tavo mintis, kad ten kažkas atsitiks, ne? O, atsitiks, didžiausia baimė, aišku, šaknė visada yra numirsiu, žinai, ar kažkas atsitiks, numirsiu, žinai. Opa, ir energetinė struktūra, vat ta baimė, jin už to kabinasi ir laiko tave ant to. Ir jin Mhm. kaip struktūra gali laikytis ant tos minties, kad tu bijai, kad kažkas atsitiks. Ir jinai, vat kažkur nematoma erdvėje, tavo lauke, jinai kabo baimė, po to kabo gėda, po to kabo dar kažkokią, tai žinai, programą. Ir jos kabo per tam tikrą mintį. Bet jeigu tu tą mintį nulauži, ta prasme, per valią eini, padarai tą. Ir viskas. Jei O nebėra, tarkim, nutrūksta ta jungtis, jei nebėra už ko laikytis. Ir tu tada, vat, kaip ten sakė, už to yra laisvė. Ir tau viduje atsilaisvina ta vieta, viskas. Laisvės, jėga atsiranda toje vietoje. o tarkim dėl to darbo su pasąmonė, tai tarkim, jei ten kokią programą randi ir tarkim nori tu ją išvesti, žinai,
nu, kad jinai nebūtų aktyvi, tokį gauni atsakymą, kad turi kažką fiziniam lygmenį geriau padaryti. Tai geriau taip ir daryti tam lygmenį ar bandyti jas vis tiek laužyti, nes jos ginasi, tipo, Ne, tos programos. tai tik tai fiziniam. Ten, kada dirbi su hipnoterapija, ten tau parodo, kad ką, nu, tu labiau pamatai, ką padaryti reikia, suvoki, bet iš mano patirties, nu, ir iš kolegų, vat kiek dažniausiai žmonės to vis tiek nepadaro. Dažnai to nepadaro. Tie, kurie jau būna labai pribrendę, labai užspaudus, būna padaro. Ir tada nueina tą programą. Bet tu turi realiai padaryti, nu, realybėj. Nes dažnai būna hipnoterapijoje dirbi, žmogus suvokia, jo, viskas aišku, supratau ir taip ir jau jam suvokimo metu atsilaisvina ta energija, jisai suvokė, suprato, bet jis gyvenime pradeda vėl taip pat elgtis. Ir ta programa, ta energetinė struktūra, jinai vėl grįžta pas jį. Mm. Tai vat tas hipnoterapijos darbas, jisai kartais būna, nu, trumpalaikis arba neveiksmingas. Jeigu tu nepadarai realybėj, jeigu tu savo protę neužfiksuoji, kad vat, aš tai padariau, aš tą praėjau, aš tą galiu, tada vėl atsiranda dvejonės ir bats atgal į būseną atkrenta. Mm. Tai va, o geriausia tai visas programas keisti per išorę. Vat eit, per baimę, eiti daryti ir tada nereiks hipnoterapijos. Tai pati geriausia vat, hipnoterapija keisti, Mm. pakeisti tą programą. Nu ir tada kaip ir viskas pas mane, o tarkim, prieinant prie temos, tai dabar irgi toks klausimas, žinai. Mhm. Nu, esu visgi aš dar bailys, tarkim, ir ten bandau tų situacijų, tarkim, išvengti ten visokių konfliktinių, sakyčiau, ir tarkim, į akis ten per daug nesistengiu kitiem vyram žiūrėti, jeigu žinai kažkokį piktinų, labai aš to konflikto bijau net kažkodėl Mhm. pasąmonėje. Ir čia gal dėl to, kad irgi su mama augę, žinai, ir kažkaip čia galima, aišku, ieškoti to kaip aukos vaidmenį, žinai, kad suaugau su mama, ten be tėvo, nebuvo stiprių draugų, už save nestovėjau, bet kitas dalykas, kaip išmokti už save pastovėti ir nebijot net ir tų konfliktinių, ten tų situacijų, kad irgi ko čia žiūri pasakyti ar panašiai, žinai. Mhm. Nu visų Ne. pirma, tai aišku, geriausia konfliktų neturėti. Mhm. Bet jeigu tu jų bijosi, tai jų tikrai turėsi. Tai vad, kaip ir sakiau, baime per tą ir kabinsis. Bijai konflikto, va, ir per tą kabinsis jungsis mintis, kad ir tada du variantai. Arba bėgti nuo to, vengti konflikto, neit kur žmonės, neit kur vyrai, neit kur pavojus, bėgti visą gyvenimą nuo to, arba eiti konfliktą. Vat kaip vėlgi per tą patį, per tą filmą, kalbu, pereiti per konfliktą ir pažiūrėti, kas įvyksta, kada įvyksta konfliktas. Iki pat galo iškonfliktuoti. Mhm. Nes man dar tokia situacija irgi prisimenu, nežinau, ar pasakojas buvo, ar ne, kai Danijoje vienu žodžiu buvau, ten irgi su tokiu vyruku sukonfliktavom ten po baliuko, žinai, nes ten buvau nesąmonių pridaręs ir liepė, žinai, sutvarkyti viską, tai jis mane tiesiog ten nutempė, žinai, ir panašiai. Ir aš jaučiu fiziškai, aš stiprus, tada pasportavęs, ten svėriau gal apie 80, tik tai, žinai, nu stiprus, jaučiu, aš jį įveikčiau, bet taip kaip, nu nieko negaliu savo padaryti, visokios baimės, viskas neina, net už save nepastovėjau, žinai. Mhm. Tai, Va, tai čia vat ir pereisim prie vyriškumo. Kaip tą išugdyti, tą po truputį. Turi įsivaizduoti, kad viduje yra kaip raumuo. Nu, gali per tokią prizmę. Visai gali įsivaizduoti, bet, nu, vat, man kaip ateina, aš tau taip sakau, vat, kaip yra nedidelis raumuo, kuris vadinasi vyriškumas, kuris yra apleistas, nelavintas, netreniruotas. Ir kada, vat, tokia situacija kaip tavo, faktiškai, realiai, tu esi fiziškai stipresnis, bet nėra vidinės jėgos, vidinė jėga, vyriškumas mažiukas. Ir viskas, jisai neįsijungia ir jisai neįjungia mechanizmo tavo, tų netgi tavo fizinės jėgos, tavo raumenų neįjungia.
Ir dažnai būna, pavyzdžiui, aš net, kaip kovas žiūriu, iš karto matosi, kuris pralaimės, nu, pas kurį baimė. Nu, kartais būna, kada buvę baimė, tada neaišku, žinai, kaip ten baigsis. Tada jau ten, kaip pasakyti, galutinis rezultatas priklauso nuo daug faktorių. Nuo sėkmės, nuo taktikos, nuo to, nuo kas kaip pasiruošęs. Taip toliau, bet kartais būna, va, į ringą eina ir jau matai, kuris iš karto jau jis jau pralaimėjo, tik įėjęs. Bet būna tokių situacijų, kad stambus būna tokie raumeningi vyrukai, bet viduj vat, tas raumuo vyriškumas jisai labai mažas ir viskas. Va, tai ką daryti, tai reikia lavinti. Lavinti vyriškumą, eiti vat, į tokias situacijas, eiti į konfliktus, bet į konfliktus ne tai, kad juos provokuoti, bet nebėgti nuo jų, o eiti į juos. Nedidinti juos, bet eiti į juos. Eiti į žmonės, eiti, vat, kaip sakysiu, su kitais vyrais, susitikti, akis pažiūrėti ir taip toliau. Va, aš gal pasakysiu, nuo ko tai prasideda ir tu jau pats paminėjai, kad augai be tėvo. Va, bet tai nereiškia, kad net ir augantis su tėvu yra labai vyriški ir nebaigštus ir taip toliau. Nes dar priklauso, koks yra tėvas. Labai dažnai, labai daug yra tėvų, mm, kaip ten rusiškai vadina, patkablučnikų, žinai, tokių, kurie patys bijo moters ir kada tokioje šeimoje auga vaikas, kad ir sūnus, jisai mato vaizdą, kad vyras tai lygus silpnas elementas, tas, kuris negali už save pastovėti, o stipri yra mama, moteris yra stipri, vyras silpnas. Va, ir jisai tokį mato modelį. Jis taip suvokia pasaulį, jis suvokia, kas yra vyras, kas yra moteris. Ir jisai pats save, jisai supranta, kad aš esu vyras, tai toks kaip tėvas, tai reiškia, aš turiu, nu, pat kablučnikų kabutėse būti. Mane stumdys, ten galėps, darysiu, ten šaukti ant manęs galės, vadinti mane visai. Va, ir aš tylėsiu, nutilėsiu, nusileisiu, būsiu nuolankus. Ir netgi su tėvu augant, lygiai taip pat gali išaugti. Bet augant su mama, vien be tėvo, tai nu, šansai dar didesni. Kaip čia pasakysiu, tuoj dar didesni neišauginti to vyriškumo raumens. Nes jisai visai nelavinimas. Mama viską darys, kad tik tais, man atrodo, aš esu tą temą kalbėjęs, viską mama darys, kad tau nieko neatsitiktų. Jos didžiausia baimė tai yra tavo mirtis. Nu, aš kalbu apie tave, visų mamų, didžiausia baimė tai yra vaiko arba sūnaus mirtis. Va, ir jinai vardan tos baimės pradeda perdėtai saugoti savo vaiką. Tai vad neleisti jam, neduoti degtukų, neduoti peilio, neleisti į muštynės kažkur tai patekti, neleisti jam savęs išbandyti kaip vyro. Ir visur apriboti, neik, nekalbėk, nebendrauk su tuo, nežai su tais vaikais, jie negeri. Neimk degtukų, nekišk pirštų į ugnį, neimk peilio, nelaužyk, nedaryk. Ir vat vyras toks gaunasi, nu, vadinasi, dvasinė tokia kastracija. Jisai iškastruotas, nebe vyras gaunasi, o toks, nu, galima sakyti, kaip sakau, tas žodis, patkablučnikas, žinai. Tai yra tas, kuris prisiklauso moters. Pasakė, neiti medžioklę ir neiti. Pasakė, neiti žvejybą ir neiti. Jisai nenuėjo žvejybą, neparnešė žuvies, nenuėjo, grubiai tariant, į medžioklę, neparnešė maisto į šeimą. Nenuėjo, nesurizikavo verslo padaryti, neparnešė pinigų. Tada jisai tampa vergas ir jį visur kažkur tai pasaulyje ten stipresni stumdo. Jisai toks vis kitiem tarnauja. Bet pats nėra kaip lyderis, nes nėra, nu, kaip sakiau, ta vyriškumo, tas vidinis vyriškumas yra užspaustas, neišlavintas. Tai va, visa pradžia čia ir kada tą suvoki, supranti, kad vat, taip yra, tai, žinai, kaip raumenį, vat, pažiūri, koks bicepsas, pasimatuoji, opa, ten tiek centimetrų, mažas, man atrodo, turėtų būti dvigubai didesnis. Ir viskas, pradedi treniruoti vyriškumą ir mažinti bailumą, ar moteriškumą, tai pasakykime. Tai vat, taip veikia mechanizmas. O mama visada ir toliau stengsis tą, nu, mamos, jos nežinodamos atlieka va tą kastraciją, drausdamos vaikui
eiti, rizikuoti, bandyti, užsigauti, vat, išgyventi skausmą, išgyventi kažkokią nesėkmę, išgyventi muštynės ir nesvarbu, kad ir pralaimės muštynėse, bet jisai ėjo, nebijojo, vat, kada tu eini į muštynės, į konfliktą ir nebijai, ir nesvarbu, tu laimėjai ar nepralaimėjai, bet tu savo užsidedi, kaip čia pasakyti, tokį vidinį štampą pasąmonėje, kad, nu, aš gavau, bet aš nebijojau. Ir dabar nebijau, aš vėl prieš tą priešininką galiu eiti kovoti. Vat aš atsimenu, mokykloje būdavo, mane muždavo toks vaikas, jis toks buvo nu kaip vaikas, pats senas ten, 3 metais buvo vyresnis, čia tiesiog kaip pavyzdį sakau. 3 metais vyresnis ir jisai, žinai, kaip būna klasėse tokie peraugę, jis didžiausias iš visų savo klasėje buvo, toks gibonas, žinai, nu, didelis ir už mane 3 metais vyresnis ir dar savo klasėje didesnis, toks škafas didelis, žinai. Ir jis kažką ten man, vat, būdavo, kad kai eini į mokyklą, ten, nežinau, pas tave buvo ar ne, budintieji, kurie ten sako, kojas valyk, ten kepurę nusimk, maždaug tokie, ir jie prie durų stovėdavo. Ir jis kažką naglai pasakė, iš ten pasiunčiau kažką tokio. Jisai, ką tu čia pirmožinis, ten pridėt mane dužyti. Aš į naklų siuntinėti. Jis mane spardė ten smarkiai. Ir suprantate, aš į sieną ten visai sudaužytas ir aš jį vis tiek naklų siunčiu, žinai. Ir kiekvieną rytą būdavo, kai jisai būdi tą savaitę ir mes sukonfliktuojame, mane atpizdina, aš atpizdintas, bet aš vis tiek naku siunčiu. Vat viduj aš negalėjau ir nenorėjau turbūt paminti tos, vat, kaip čia pasakyti, tos vyriškos dalies, žinai, kad aš vat pasidaviau. Ir aš atsimenu vieną kartą netgi jau ten mane į sklepą nusivedė, jie ten kur persijungimo, ten su klasiokai, tie klasiokai jo sako, blėt, nu tu nebehuisosink jo, žinai, sako, nu tai tipo nebesiusk jo, nahui, sako, matai to apizdina, aš sakau, man pohui. Ir va tas yra gerai eiti, bet pas mane nesusiformavo tokio bailumo. Nes jeigu būtų bailumas susiformavęs prie jo, tada ir prie kitų, ir prie trečių, ir prie penktų, ir toks susigūžęs visur eini, kad tik kažkas nepasakytų, nepastumtų. Tai va čia iš tos serijos, kad nebijoti į konfliktą ir nebūti nusiteikusiam, kad tu būtinai turi laimėti tam konfliktą. Tu gali ir pralaimėti. Nu, natūralu, kaip mano atveju. Jisai natūraliai, jisai didesnis, stipresnis fiziškai, bet jis per vidų manęs negalėjo nugalėti. Ir jam, tai, vat, jį trumpino, jis mane kiek, aš suprantu ir jis bandė mane, kaip pasakyti, nugalėti, kad aš pasiduočiau, bet jis išorė mano nugalė fiziką, nes aš mažesnis, o vidaus negali nugalėti, nes aš pastoviu už save. Ir jam piktis iš to ima. Aišku, jo klaida, kad jisai velėsi konfliktą su mažesniu, tikėdamasis, kad mažesnis jo išsigas, bet jam atsitiko taip, kad mažesnis silpnesnis neišsigando ir jam jau čia, nu, jos pastai, jo vidų jis pastai jau. Va, o jis turėtų čia jeigu tuo atveju, tai jisai turėtų suvokti, pripažinti, kad jisai suklydo, nu, kad bandė nuskriausti silpnesnį, kas, nu, elementaru, nu, ir net nevyriška, tai yra skriausti veikis, nu, stipresnį arba savo amžiaus, ten skriausti karkovo, o ne kažkokį silpnesnį suspardyk. Nu, čia jo silpnumą parodo. Tai va čia kaip pavyzdį, tik noriu pasakyti, va, ir konfliktas nebūtinai fizinis, jisai gali būti žodinis, va, pastovėti už save. Vat tas pats netgi tavo išėjimas šlapintis, kada, ne, ir tai irgi yra vyriškumas, nes irgi tam tikras komfortas iškentėti, jeigu iš kitos pusės žiūrint tą situaciją, tam tikras komfortas iškentėti ten iki galo, bet blemba nepasakyti, vat nepastovėti už save, nes blemba gėda, kaip čia pasakysiu, o tu drąsiai vyriškai pasakai, man, aš noriu išeiti. Netgi tada, kada, sakė, apie tave kalbėjo, ne? Jo. Nu, tai va čia yra jau apie drąsą, apie vyriškumą. Čia jau buvo momentas, kada tu pakėlei hantelį ir pradėjai vyriškumo savo treniruoti. Va, ir vyriškumą tu gali tik va taip išugdyti, ištreniruoti kiekvienoje situacijoje. Taip pat vyriškumo tavo pavyzdys buvo, pamenu, pasakoju apie, kaip mama ten sakė, tavo iPhone'ą nepirkti ar kažką tokio. Jo, atsimenu, ir tu ten kažkaip tai rezultatė vis tiek tu nupirkai, va. Nes mama turi ten savo, vat, kad tave apsaugoti, apginti, kad tu, vat, ir atsimeni, kalbėjau, kad ir mamai, ir tetai yra patogu, kad tu, vat, sėdi čia, šalia kažkur, vat, nedingęs, neprapuolęs, nedanijai, neverslė, ne, bet tu nežūsti, tu esi gyvas. Ir tu automatiškai, nu, gyvas tai čia jų iliuzijos, žinai, ten mes, kada reiks numirsim, kada nereiks tikrai nenumirsim ir nežūsim.
yra mūsų angelai sargai prižiūri ir ten, jeigu reiks nuo 5 aukšto nušoksi ir gyvas liks, jeigu dar neskirta, žinai. Tai vat tą, kada žinai, kada nebijai, tiesiog eini drąsiai viską darai. Va, o pas mamas visada filmuoja ta didelė begalinė baimė skausmo, išgyventi savo vaiko netekties skausmo. Labai didelė baimė yra to skausmo. Ir moteris vedama to skausmo dažnai vat, vyrus kastruoja. Mhm. Va, taip susiformuoja šitas. Tai va, dabar kas dar gali padėti vyriškumo? Pavyzdys, va, aš dabar sportė, ne? Sakykime, plaukimas, salė, ten taip gali vyriškumą ugdyti, bet ne taip stipriai. Kovos, vat, menai. Aš dabar pradėjau kickboksą, tai man toks atradimas. Tokia, man atrodo, man vakar tarp šonkaulį sulaužė. Aš važiuosiu persištiešę. Ten tokį smūgį prasileidau, šiandien negalėjau mėgoti, žinai. Bet man supranti, kas yra, bet man viduj faina. Ir kad aš, nes mane pirmą kartą išleido į sparingus, čia aš pasilankiau, asmenė sako, gal jau laikas, žinai, jau eiti pakovoti. Ir aš nebuvau ringė kovojęs, mušėsi su tais bakurais, tokiais esu ten gyvenime, su klasiokais ir taip toliau, bet ringė nesu kovojęs, kur tave nuolatos ten spardo, daužai, tu turi ginti, žinai. Tu tiesiog visada ant ugnies esi. Va, bet kažkaip va, tas noras buvo ir va, ten, kaip tik va, tu pataikai tą temą vyriškumo, man, kad ir skauda, kad ir greičiausiai tai šonkaulis lūžęs, mėlyna koja visa, paskui pėda irgi skauda, žinai, pirštai irgi sutrenkti. Bet jie, kaip čia pasakyti, atrodo, kad tai to kaip ir nėra, kad net neskauda, bet viduje jėga tokia didėja, kad va, aš galiu kovoti, aš nebijau, aš galiu ir prasileisti, žinai. Bet tai nereiškia, kad aš sustosiu ir nebeisiu. Va, ir va, tau labai rekomenduočiau tuos kovos kažkokį tai pasirinkti. Jeigu nori lavinti vyriškumą. Bet ten vyriškumo tai topinė mokykla. Arba aišku, kariuomenė yra gerai, bet į kariuomenę taip lengvai nepapulsim. Jo, aš jau nepapulčiau. Jo, tai va, o ten yra vat, šitie vat, kovos menai labai gerai. Aišku, priklauso nuo klubas dar koks treneris, bet mano treneris, labai geras, aš labai džiaugiuosi. Va, ir vėlgi, kas tenais aplink tave pradeda subkovotojai šitie vyrukai, kurie irgi kovoja. Ir dar kas tenai yra, sakau, čia aišku, nuo klubo priklauso ir nuo klubo ideologijos, bet yra, pažiūrėjau, aš, kur vaikštų tą klubą, labai ideologija, tai yra draugiškumas, pagarba, tik tai baigėsi kova, visi viens kitą dėkoja, jeigu kažkas kažkam smarkiau pataikė, atsiprašo iš karto, žinai, ir viens ir kitas supranta, kad tai tiesiog yra, imituojama kova, tai nėra muštynės, tai yra kovojimas ir, smūgiai gynyba, viskas. Ir jeigu kažkas kažką užgauna, visada atsiprašys. Jeigu kažkokia trauma. Aha, tai dar tada biškai irgi prie senesnės temos norėčiau pagrįžti. Va čia irgi vakar taip irgi galvoju, žinai, va čia ir Danija, žinai, gal vėl jeigu tą sveikatą susitvarkau, viskas gerai, galiu važiuoti. Bet tada tokios veiksmai, žinai, reikia numesti šiek tiek svorio, kad koja būtų lengvesnė, kad galėčiau, tarkim, su siuntom lakstyti į 4-5 aukštą. Ir tada tokios mintys, bet man ir dabar gana gerai su tokiu antsvoriu, žinai. Aišku, vaikščiojimo nemetu, bet nėra tos tokios vidinės jėgos, kad kuo greičiau nusimes, kad sutvarkyt koją, kad kuo greičiau išvažiuot. Nes atrodo, kaip ir faina būtų, bet per ilgas kelias, per sunku, žinai, norisi atsipalaiduoti. Tai čia baimės tikriausia kalba, ne, kad irgi išvažiuoti iš Lietuvos, palikti mamą ant savęs, žinai, ir panašiai. Čia protas stato į komfortą tave. Ir jisai prigalvoja labai toli, žinai, atsimeni, aš kaip kalbėjau, kaip yra tie aparatai, kur meti kapeikas, labai geras pavyzdys. Ir stumėsi ir įkrenta. Tai vat, kada tu pradedi galvoti, kiek čia kapeikų reikės primesti, kada išsistums, kada nukrys ir kada aš čia ką gausiu, va čia ir pasiblokuoja protas, jisai pasiklysta ir jisai nuskaito tokį, nahui, tiek daug, tiek toli, tiek reiks atsisakyti. Ir jis pradeda daryti viską, pradeda viską sukišti šitą momentą, kas turėtų įvykti metų laikotarpį ir kelių metų laikotarpį.
Mhm. Va, kada išmoksi skaidyti sekundėm, sekundė yra sekundė. Tai va dabar sprendimą priėmiau. Antrą sekundę kelnes apsimoviau, trečią sekundę kojines. Ir tai yra vertinga. Ir va, kreip dėmesį tuos mažus žingsnelius, o ten Danija ar kažkas ten tai tiesiog kryptis. Aš net ten nežinau, ne ar į 5 aukštą reiks eiti, ar į 10, ar į 1. Kaip reiks, ten ir eisiu, dar neaišku. Gal nereiks tą 5 aukštą. O jeigu reiks, tada ir spręsiu, kai bus tas momentas. Ir kada vat, pradedi tą, kaip sakiau, vat, po kapeiką mest, koinės, kelnes, pro duris išeit, vat, ir tą vertinti kiekvieną metimą ir iš to pajaust kaifą, žinai. Um, tą dar gali, vat, nu, aš kaip darydavau, tą gali, vat, nusprendai ir galvoju, blemba, kiek daug reikės, vat, ne, Danė, tas, bet tą viską pamiršti ir pradedi džiaugtis už kiekvieną padarytą dalyką. Vat, kaip vėlgi pasikartosiu, koinės, kelnes, striukė, batai ir kiekvieną padaręs galvoju, aš jau priartėjau ten. Ką tik prieš sekundę buvau be batų, dabar su batais. Buvau be striukės, jau su striukė, jau žengiau žingsnį. Ir vat kaifą pradėti nuo to darimo, kad jau padariau, jau pajudėjau, jau kryptis yra, jau aš link ten judu. Ir pradėti kaifuoti nuo to viso, nuo tų kasniukų padarytų. Pirmas nuo sprendimo, antras nuo apsirengimo, trečias nuo atsisėdimo į autobusą, nu, arba ten nusipirkimo bileto, ketvirtas oro uoste išbuvimo, penktas skrydžio pačio, tada išlipimo Danijoje, tada ieškojimo, vad kaifuot nuo viso to ir visada savo už tai dėkoti. Ir atsimint, kad Mhm. prieš minutę, valandą aš dar to nebuvau, o jau po 2 valandų aš buvau Lietuvoje, o po 2 valandų aš jau Danijoje. Aš oro uoste, o dabar aš jau viešbutė arba bute, žinai. Vat taip, nu, kasniais, gabalais. Kaip mano vienas direktorius yra sakęs, žinai, negali dramblio suvalgyti iš karto, valgy gabalai. Ir pamatysi, kaip tai suvalgy po kiek laiko. O Nu tos jo, gal. mintys, ką tu kalbi, tai didžioji dalis žmonių yra vat, tos, oi, tai tas nebus, anas nebus, nieks tai nežino, kaip bus. Mhm. Ir tai yra įprastinė schema proto. Protas ras atmazų. Vat ką tau, kokią tau mintį tik tais padaryti, kad tik tu atsisakytum. Tai va, ir tai yra išbandymai. Išbandymai, žinai, vat, nu, kas vertas, tas praeina, kas nevertas, nu, gyvenimas duoda išbandymą, ir užstrigai ant čia, nu, ir viskas, nepraėjai. Žinai, kaip estafetė ir neprabėgai. Kaip orientaciniam sakiau sportą. Vat ir tos vėliavėlės neradai, o kitas praėjo. Taip ir atsisijoja, vieni praeina, kiti nepraeina. Vieni laimingi žmonės, kiti nelaimingi. Vieni turtingi, kiti neturtingi. Kodėl? Todėl, kad vieni daro, gyvena, o kiti vat, sėdi, sukasi tame. Labai daug žmonių sukasi vat, tuose baimėse, tuose pačiuose mintyse, tam pačiam lygmenį. Mhm. Tai va. Nu, nu jo, matyt, gal man norisi tos didelės vėliavos finišinės, žinai, kuo greičiau pasiektų tas, nes protas to nori, o šiaip gyvenime tai dabar renku tokias paprastas tas vėliavėlės, kaip sakai, paprasti džiaugsmai, tokį va, nusipirkau laikrodį, nusipirkau pavalgyti, ten gal tetai duosiu kažkiek pinigų, žinai, ant tos nuomos, nu, tipo kaip nuoma, žinai, ir kažkaip va, man atrodo, kad ir čia, žinai, kaip ir faina, nes aš to anksčiau nesu per daug daręs. Tai atrodo, kad gal laiptukai, kuriuos reikia praeito vėliau, va, ir galimybių bus Būtent, daug. būtent va čia turi ieškoti to, va to gyvenimo skonio, kaip sakė, laikrodį nusipirkai, viskas fainai ir džiaugiesi, šiai dienai čia yra tavo džiaugsmas, čia tavo yra rezultatas, čia tavo yra pasiekimas, čia tavo yra kaifas. Teatrai atidavė pinigus, čia šios dienos kaifas, kitos dienos ir kai tu visada pradėsi kaifuoti, džiaugtis nuo kiekvieno tokio. Pamatysi, kaip užsikurs džiaugsmo mechanizmas. Va, nuo bet ko pradėsi. Va, nuo kavos gurkšnio pradėsi džiaugtis. Nuo, nežinau, nuo saulės džiaugtis, nuo lietaus džiaugtis, nuo visko džiaugtis, kas tik tai vyksta. Tada užsikurs kitas mechanizmas. Ir yra atvirkštinis mechanizmas, va, irgi pavyzdys mano tėvukai dabar buvo atvažiavę ir aš stebėjau, kaip veikia stipriai mechanizmai. Aš Ispanijoje gyvenau viloje, tėvukus buvau pasikvietęs. Čia dabar Palangoje irgi geroje vietoje, nu tiesiog ten pasikviečiau juos atskiras kambarys, viskas ten, žinai.
su tėva ten su mašina gerai pravežiau, ten viską. Ir supranti, aš matau, kad jie nieko to nemato. Jie visur vis tiek kažkas negerai. Ir supranti, ant kiek žmogus yra programuose negatyviuose, kad jam gali milijoną paduoti, milijardą paduoti, aš nežinau, visus turtus pasaulio, vilas, Ferrarius suvaryti, jam vis tiek bus hujovai. Taip veikia mechanizmai. Vis tiek surasi, atvarysi Ferrari, sakys, kodėl ne lėktuvą, atvarysi lėktuvą, sakys, kodėl blėt ne raketa. Ir tas toks begalinis, todėl kad vidinė būsena yra negatyviuose būsenose, negatyviuose žemuose vibracijose. Ir ten kaip į prarąją gali, nežinau, restoranus, viešbučius, mašinas, kaip sakiau, ką tik nori duoti, ten viskas dauginasi iš nulio. Va, ir jeigu tą vat, tu suvoksi, suvoksi, kad yra atvirkštinis mechanizmas, kada viskas dauginasi iš milijono. Kavos atsigėrė, laimingas iš milijono pasidaugino. Ne į stacionarą pabendravai milijonas, su mama milijonas, visur iš milijono dauginasi vat, tas kaifas. Ir tu pradedi visur matyti kaifą, ir kada tu esi tose vibracijose, tu tiesiog ir pradedi realiai pritraukinėti sėkmingas situacijas. O kada atvirkščiai, negatyvės pritraukia. Mano tėvai irgi pas mane iki Palangos davažiuoti nesugebėjo, nespėjo autobusą kažkokį persėsti. Suprantant, tiek negatyviai gyvena, kad sušiktą autobusą ten praleidžia. Čia kaip pavyzdį sakau, ir aš, kada atsimenu save, kada aš gyvendavau vien tik negatyvuose, visur nesėkmės ir būdavo, visur negatyvas, nes tu negatyviuose vibracijose ir visas pasaulis, kur yra tik negatyvas, kur žemas vibracijos, jos visur traukėsi į tave. Va. Kaip dabar, va, pavyzdžiui, žiūrėjau Rumunijoje, ne? Nukrito ten Rusijos raketa ir į kažkokį butą. Įsivaizduojant, kiek žmogus turi būti negatyvas, nelaimingas, kad būtent atskristų raketą į šalį ir būtent pataikytų į jo butą. Ant kiek tu turi pritraukti tokią situaciją. Tai vat, kada mes esam negatyvė, mes tokias vat, situacijas ir pritraukiam. Kada mes esam aukštose vibracijose pozityvė, nu neįmanoma. Ten jeigu kulkas skris tau į kaktą, tai trajektoriją net pakeis, žinai, nes neįmanoma energetiškai tu nepriskrys. Nu, aš čia kabutėse kalbu, bet nedasileis tavo laukas, tavo energetinis laukas nedaleis tokių situacijų. Neįmanoma, ten nesusikerta, jie negali surezonuoti. Tai va, tokiu būdu galima užkurti pozityvą visur, visame kame. Ir treniruoti, žiūrėti, va, tik tai atėjo mintis negatyvi, žiūri, nu, situacija atsitiko, o kokia geroji pusė, o kokia geroji. Ir visada įpratinsi savo protą tokiu būdu mąstyti ir ten energiją visą kreipti. Vienas iš įrankių dar yra toks už viską dėkoti, kad atsitiko kas nors, ten grubiai tariant, plyta ant galvos nukrito, žinai. O, ačiū. Dar nežinau už ką, bet dėkoju. Ir kodėl nukrito plyta. Bandau suprasti, kas čia gero iš to. Nes kad gero, tai tikrai, nes mūsų visada gyvenimas pačiais geriausiais keliais veda. Galvoju, kodėl. Tarp kitko, vienas iš realių pavyzdžių, vat mano tėvukai, kur gyvena, kaime buvo labai senai prieš, nežinau, N metų, keliasdešimt metų pamaldos bažnyčiai ir ten, kai žmonės nebetelpa į bažnyčią, tada stovi lauke. Ir jie stovėjo lauke ir nuo bažnyčios stogo krito kažkoks, žodžiu, atplyšus lenta supuvus. Ir vat kaip su ta raketa, žinai, Rumunija, kuris skrido ir būtent vieną žmogaus būtą pataikė. Taip ir čia. Būtent pataikė vienam žmogui kaktą. Nu ir toks jisai pakankamai žinomas buvo žmogus, bet jisai, nu, paprastas ten ūkio darbuotojas, koks mechanikas, kažkoks ale. Va, pataikė jam į kaktą. Nu, ten jį išvežė į ligoninę, ten viską atgaivino, taip toliau. Nuo to laiko jisai tapo verslininku. Jis dabar yra ten rajone vienas turtingiausias, net Seimo narių buvo. Nu, jisai yra multimilijonierius. Netgi mačiau, kur ir tas lietuviškas vadinamas Forbesas, 500 turtingiausių žmonių, jis netgi ten papuola kažkuria tai ten vietą. Sukūrė didelį verslą, būtent nuo to momento, matai? Ir gali sakyti, nu, kaip sakiau, plyta ant galvos nukrito,
Būtent nuo to momento jam kažkas ten pasikeitė, gal mąstymas, nežinau, kas ten, kaip ten energetiškai suveikė, bet būtent nuo to jis jau išėjo iš to samdomo darbo, pradėjo savo daryti, ten, žodžiu, kūrė didelę bendrovę, prekiauja traktoriais, kombainais, ten žemės ūkio technika, taip toliau, nu, žodžiu, multimilijonierius. Mhm. Tai va, čia tau patvirtinu gyvenimiškais realiais faktais, kaip vyksta. Va, dabar apie vyriškumą. Ką dar Mindaugai apie vyriškumą norėjai? Kažką gal dar paklausiu žinoti. Gal galvoju, dar kažko gal nepasakiau. Tavo klausimas gali įvesti į dar kokį nors kambarį. Taip, dabar galvoju apie vyriškumą. Tai kaip ir supratau, reikia po truputį tą raumenį auginti, eiti į žmonės, nebijot per daug konfliktų. Mhm. Ir Ir, tu jį tam tikrų momentų turi pradėti jausti tą vyriškumą. Jis viduje mhm, pradės rezonuoti, jis labai toks skanus, saldus. Tai yra susiję ir su pasitikėjimu. Mes pala kažkuria tema kalbėjome apie pasitikėjimą. Jo, pasitikėjimas savimi ir jo didinimas, aštunta buvo tema, bet, nu, yra pasitikėjimas, žinai, gali ir moteris pasitikėti savimi, moteriškumas. Bet mums vyram yra vyriškumas. Ir dar va, dabar galvoju, ko dar nepasakiau, kad mes visada turim, vat, pradėti, vat, nežinai, ką daryti, pavyzdžiui, kas aš esu, žinai. Aš esu esybė kažkokia ir toliau kokiam kūne, vat, vyriškam kūne. Vyras. Ir reiškia mano užduotis būti vyru. Vat, sekanti užduotis būti vyru. Net nežinau, ten būsiu suvyrintojas, technikas, kurjeris, verslininkas, vyras. Visų pirma vyras. Va, ir visi vyriški ir toliau, ką aš turiu gyvenime daryti, vat, vyriškas tai drąsa, kaip sakiau, eiti visada per visus šitos sunkumus. Ne moteris turi per sunkumus eiti, bet vyras nugalėti. Ir tą vyriškumą būtent ūkdo vat, kažkokios tai pergalės, nugalėjimai, perėjimai per kažką tai. Jeigu per nieką neini, stovi vietoje, komforto zonoje, viskas, vyriškumas merdėja, nebėra ten vyriškumo. Jeigu tik nori vėl ugdyti vyriškumą, turi eiti kažką būtinai nugalėti. Ne tiesioginė prasme, kad eiti kažką primušti, bet vat, ko bijai, vis tiek tai padaryti per baimę, ko nedrįsti, tą pereit visada. Ir vėlgi galiu susijęti tas temas, atsimeni, kaip kalbėjau, į savo vidų, savo širdį, žiūrėti kaip į moterį. Jeigu aš savęs neapginu, nepereinu, tai kokią aš moterį iš principo galiu pritraukti. Moteris jos irgi pasąmoningai jaučia, kur koks vyras. Kuo daug didesnis, nu, vyriškumo, vat, tas raumo, kaip sakiau, vyriškumas, kuo didesnis, tuo vyras paklausesnis tarp moterų. Nu, energetiškai ten, pavyzdžiui, tu eisi, bus moteris, žinai, pasakyti, kažkoks būrelis, iš karto, jeigu tik tai pas tave vyriškumas didelis, iš karto dėmesys į tave. Nepriklausomai, kad tu netgi gali būti stambus, nepasportavęs. Galbūt net neturtingas, pavyzdžiui. Bet tu potencialus vyriškumas pas tave yra. Nes būna ir vat, tie vat, Ferrariais važinėjęs, žiūri irgi per Instagramus visokius, kur rodo taip toliau, tokie, nu, neaišku, iš kur tų pinigų jie pritraukia, ten kokių tėvų vaikeliai, žinai, tokie minkštas vidus, minkštas žvilgsnis, nėra ten vyro, ten kažkoks tai tešlainis apsirengęs brendiniais drabužiais ir sėdis, neaišku, kieno mašinoj, ten tėvo, nuomuotojo ar dar kažkokio. Ir bandantis vaidinti kažką tokio, bet jo žvilgsnė, jo esmė, jo energetikoje nėra vyriškumo. Va. Ir vyriškų, ir trofėjus reikia rinkti. Trofėjus tai nugalėti kažką ir kabinti, žinai. Kabinti savo viduje turiu galvoje. Kažkokį tai trofėjų. Vat. Nepabijojau, pakalbinau. Nepabijojau, atstovėjau save. Vat, kaip sakiau, nepabijojau, nuėjau į konfliktą. Kaip ir kovą pralaimėjau, išorinę, bet vidinės nepralaimėjau. Vis tiek kovojau, kaip vyras, iki galo. Ir ten irgi viduje savo trofėjų pakabinau. Ir tai yra nu, energetinis trofėjus. Ir kuo tų trofėjų daugiau, tuo daugiau vyriškumo, tuo daugiau eini į žmonės,
tuo daugiau link tavęs traukiasi moteriškos moteris. Bet jeigu esi vat, silpnas tas vyriškumas, tada trauksis vyriškos moteris. Tos, kurios yra vat, išauginę kaip tik vyriškumą, tarp kitko aš einu, kickboksai yra moterų. Ir ten yra tokių, kur, nu, bet, žiūri, ten toks galvoju, jeigu plaukus nusiskustų, žinai, ir ten formos nebūtų tokios apvalios, tai dar energetika jau jaučiu vyrišką. Jau tą kriaušę spyrė, duoda ten jau, žinai, tokią jėgą, jau eisena tokia, žinai, jau vyriškumas išdidintas. Va. Ir jeigu pamatai jos vyrą, matai susigūžęs, įsigandęs toks jau buvo, pasimoteriškumas išdidintas. Va. Ir išorė kūnas čia moteriškas, ten vyriškas, o vidus sukeisti yra. Pas vieną, pas moterį daugiau vyriškos energijos, pas vyrą moteriškos. Ir jie tokie viens kitą pritraukia. Tai va, jeigu nenori, Mindaugai, pritraukti, kokie, žinai, kaip sako, babas jaicin, tai turi pats jaicus susiauginti. Nu, va, kitu atveju, nu, kaip sako, toks tokį pritraukia. Va, iš vyriškumo temos. Bet aplamai mums, va, kaip vyrams, tai pati pagrindinė yra tema. Ir kada tu parašai, va, nu, aišku, dėjo laikas, kad tu parašai, va, tai Mm. realiai tai yra esmė mums kaip vyrams. Viskas, ką daryti, būti vyrišku. Neturi darbo, bet, nu, va, tai kasdieniai veikloje būti vyrišku. Nebūtinai, va, neturi darbo, tai pasielgti vyriškai, žinai. Tarp kitko, santykiai ir su mama ten, žinai, va, padėti užstoti, jai neleist kažko tai nešti. Jeigu, nu, dabar šiai dienai, jeigu neturi kur išreikšto vyriškumo, tarp kitko, vat, tie patys pinigai, ne kad jin mokėtų už tave, o tu už ją mokėtum. Vat, sakai, skolas atiduoti. Ypatingai. Tai čia atsigrąžinti vyriškumą, kurį išbarstė, žinai, imdamas iš moters pinigus. Mes iš moterų iš vis negalim pinigų imti aplamai. Niekaip. Nes, nu, energetiškai labai didelė destrukcija yra vyram. Skolintis. Galima tik tai kritiniais atvejais, kada, nu jau, kada, kaip čia pasakyti, kada, nu, kito varianto nėra, bet tada galima tik tai skolintis labai, va, tai aš tau ir buvau sakęs, su labai didelėm palūkanom. Tai čia buvo toks variantas irgi gal prieš 2 mėnesius, ne, gal prieš mėnesį, nu irgi va po to, kai pašnekėjom, kažkaip irgi pinigus leidau, trūksta, žinai, tai paprašiau mamos 100 eurų, paskolino ir aš sakiau ilgesniam laikui, bet gerai susiklostė viskas, tai už savaitės aš 110 iš karto paėmiau ir pervedžiau ją. Mhm. Ir stengiuosi neimti, stengiuosi kartais ir parduotuviai sumokėti, žinai, už ją, tarkim. Bet aišku, ne visada dar kol kas, bet toks tikslas ateityje, kad jau galėčiau visada, žinai, nuvažiavęs. Jo, Bet čia ir, irgi man. ir tokiais momentais visada vat, tą pajusi vyriškumo raumenį, žinai. Žinai, kai būna bicepsas, ten treniruoji ir įtemdamas jau pradedi, spausdamas jau jauti, kad ten kažkoks raumuo juda, nors ten seniau nieko nebuvo. Bet jau po metų kitų jau įtempi raumenį ir juda. Taip ir vat, vyriškumas bus. Vat, padarysi kokį tokį žingsnį ir pajausi, kad tas viduje tas raumuo vyriškumo su opa. Ir nepriklausomai dėkos, nedėkos, ten išoriniai iš vis nekreip. Nu, padėkoja gerai, nepadėkoja irgi gerai, bet kaip aš pats pasijutau tuo momentu tai padaręs, va, tas labai svarbu. Ir stengtis, vat, ieškoti situacijų, kur gali išreikšti savo tą vyriškumą. Vėlgi, kaip sakiau, ir kasdienį veikloje, ten traukinių stoti kažkas kažko neranda, silpnesnis ten moteris, vaikas, šiaip silpnesnis žmogus ten, o tu vat, tą gali, naini užtoji, padedi, padarai, apgini, vat, jeigu irgi, kaip sakėme, jeigu matai kažkokį konfliktą, vat, sakai, babutė pakėlė, mačiutė ten jie, vat, čia irgi vyriškumo išraiškos yra, trofėjai. Tu ir pamirši po kiek laiko, kad ten močiutė pakėlė arba dar kažką padėjo ir mamai ten daugiau pinigų davė, bet tavo pasąmonės įrašys ir tas trofėjus kabės pas tave energetiškai. Ir tą trofėjų energetiškai tu pats visada jausi, tai susijęs su pasitikėjimu, su vyriškumu. Ir kiti žmonės jaus tavyje, kiek yra vyriškumo, o kiek ne. Nu, būna, žinai, kalbi su žmogumi ir jauti, jis toks, vat.
Ir kada susiformuoja vyriškumas, tada, kada tu eini į visokias erdvės, visokios partnerystės, žmonės sutikimus, tau labai dažnai daug ko nereikia daryti, įrodinėti, kalbėti, arba ten žmonėm, nu jo, įkalbinėti žmonės, kad pasitikėtų tavim. Tu tiesiog įeini, pradedi bendrauti ir jau tave tiki, jau tavim tiki viskas. Jaučia tiesiog, tai kažkaip neįmanoma nepasitikėti tokiu žmogumi. Arba neįmanoma, kaip čia pasakyti, nu tu jauti palaikymą iš to žmogaus. Žinai, kad jisai gali tikrai, nu, nepaves. Tiesiog jėgą jauti žmogaus tą vidinę. Bet aš dabar galvoju, tu sakai, kažkokius kovos menus lankei irgi seniau. Mhm. Su pertraukom. O kokius tu lankei, primink man. Nu, lankiau tą kovinę savigyną, Mm. gal, bet labai trumpai porą mėnesių, vėliau Maitai Titanė porą mėnesių, tada Danijoje tą Brazilian Jiu-Jitsu, bet ten tik irgi mėnesiuką ar kiek ir vėliau ranką dislokavo per treniruotę. Bet Mm. ten irgi mano pačio klaida buvo, kad aš į tą klubą nuėjau, nes aš rinkausi klubus, žiūriu, o šitas kaip ir faina, bet pavadinimas kažko man nepatinka ten. Atsiskyrėlis išvertus Renegade, aš nežinau kaip išvertus, bet man tas pavadinimas kažkaip tai nepatiko, bet aš vis tiek nuėjau ir va, dislokavo man ranką. Bet vis tiek ta situacija išėjo į pliusą, kad aš tada turėjau išeiti iš nemėgstamo darbo, kai jau man ranka susitvarkė ir tada susipažinau su tuo būsimu verslo partneriu. Tai kažkaip viskas išėjo lyg ir į gerą, bet dabar, va, kaip dabar atsimenu tą sprendimą eiti ten, kur širdis nelabai norėjo į tą sporto klubą. Mm. Nu, ir tu turi išjausti, aišku, klubą, nes būna klubų ne, ne ekologiškų. Ir Lietuvoje yra, ir aš žinau tokių, kur nu, vertybės yra tokios, žinai, tipo visi gaidžiai, visus sudaužyti, primušti, nu, ten muštinių toks žemo intelekto labai, žinai, ne apie vyriškumą, ne apie kovą, bet apie agresiją ir apie muštynės. Nu, agresija ir muštynės, tai, tai nelygų kova ir vyriškumas. Vat nepatekt, kur yra muštynės, nes muštynės yra muštynės, tai yra peštynės gaidžių, o kova yra kova, tai yra vyriškumas. Nes kur bebūtų, vat kiekvienoje kovoje ir istoriją pažiūrėtum filmus, visada tikri kovotojai, juose yra vyriškumas. Nes kada vyksta kova, nesvarbu net kas žūsta. Bet ten yra vyriškumas, pagarba savo priešininkui, pagarba, kad jisai tau leido, nu, kaip pasakyti, pačiam išsireikšti, pačiam savo parodyti jėgą. Net, nu, jeigu jį net ir nukovė, tai jam didelė pagarba turi būti. O ne niekinimas, o ten gaidį pridaužiau, žinai, ten tipo ne apie tai. Ir atvirkščiai, kaip sakiau, jeigu ir pralošiai, tai pagarba, vat, kad tas žmogus man parodė mano silpnas vietas, bet aš nebijau, vis tiek jau kovoti ir dabar aš ant tų silpnų vietų dirbsiu. Bet aš irgi šonkulį sulaužė, nežinau, ar jis kėlė, nes bet naktį negalėjau ant šono visai mėgoti ir batų negaliu. Reiks persišviesti, pasižiūrėti, bet pagarba ir padėka, kad vat, tie vyrukai man parodė mano silpnas vietas gynybui, net šonų negaliu apsiginti. Tai. Va. Ir pasąmonė, aišku, jungiasi automatiškai mechanizmai, gynybiniai, jau jie kitaip kūnas, kitaip jis automatiškai reaguos. Bet ten vat, vėlgi apie vyriškumą didelis pliusas, kada, pavyzdžiui, aš kada nuėjęs pastebėjau, ant kiek aš esu silpnas. Nes aš einu į salę, žinai, žiūriu ir raumenys jau formuojasi, jau čia toks kačiokas, žinai, jau vaikštau ten po metų kitų. O nuėjau į salę, blėt, nėra nei kvapo, nei per virvutę normaliai neperšoku, nei smūgiuoti net nemoku, nieko. Ir toks iš tikrųjų iš vienos pusės kaip ir, kaip pasakyti, baimė, panika pamatyti, o iš kitos pusės realybė, va, suprasti, kad tu esi pliūškis, žinai, ten iki vyriškumo toli gražu. Tos vyriškos laikysenos, pozicijos netgi, tu net, nu, elementariai kovoti nemokė, elementariai ten valandą išbūti, intensyviai negali, žinai. Ir man irgi buvo, pavyzdžiui, daug, vat, nežinau, gal 5 treniruotės, kol aš persilaužiau ir pats savo pripažinau, kad trūksta, ekstra trūksta va to vyriškumo. Bet faina tas yra, kad
tu priemi realybę ir, kaip sakiau, tą vyriškumo raumenį augini, žinai. Ir labai daug pasitikėjimo duoda iš karto automatiškai tas. Aš ir pats, pavyzdžiui, jaučiu ir laikysena, stovėsena kitokia, netgi bendravimas su aplinka kitoks yra. Toks, nu, jau to vyriškumo tikrai daugiau, žinai, dadeda. Tai sakau, labai rekomenduočiau, vat, vietoj tų, jeigu norėsi lavinti, tai vat, arba į kariuomenę, kur ten irgi nuolatos, žinai, tave, vat, vyriškumo mokyklą, arba į kovos kažkokius, tai kur pamatysi save, nuskanuosi, koks esi tikras dabar šiai dienai ir pamatysi, vat, augimo galimybės ir koks gali patapti. Tai va. Dar būna vyriškumo mokyklos, bet aš nesu buvęs, bet man ten, nu kiek, aš nesu buvęs, tik mačiau internete, kad rengia. Gal irgi gerai tenais būna, žinau, per miškus eina, naktim nemiega, nevalgo, dar kažko nedaro. Gal tai irgi ūkdosi kažkokiu būdu vyriškumas. Nu gal, bet manęs irgi kažkaip per daug nerezonuoja per vidų, žinai, aš irgi mačiau ten tų reklamų ir gentys kažkokios yra, dar ten kažkas, bet kažkaip nežinau. Nu, man tos pompastikos tokios nelabai, žinai, kur irgi būna vyrai, o būna, kur rėkia, kad vyrai. Tai, žinai, irgi, vat, kad ten nepapulti tokius rėksnius, kurie rėkia, aš vyras, žinai. Ja. Svarbu, kad tikras, kaip sako, būtų, o nevaidintų tuo, nevaidinti vyro, o būti vyru. Tai, nu, arba vaidinti vyrą yra skirtingi dalykai, ar vaidini, ar būni. Va, tai čia, žodžiu, taip, vyriškumo raumenį auginti, patį pagrindinį mūsų vyrų vidinę, va, šitą jėgą. Atsakomybės prisėmimas irgi labai svarbus, kaip suprantu. Nu, atsakomybė tai čia bendrai yra, aišku, atsakomybė ir už tai, aš vyras ar ne vyras, žinai, va, savęs paklausti. Ja. Aš vyriškai ar nevyriškai pasielgiau dabar, nu, tuo momentu. Ir pasaulis yra surėdytas taip, kad yra vyriškos ir moteriškos energijos. Ir kada jos susijungia, gaunasi rezultatas. Nu, vyras, moteris susijungia, gavosi vaikas, ne? Mhm. Nu, kažkas tai kūryba, kažkokia pratęsimas, kažkas naujo. Tai vat mes turim grįžti savo rolę, savo tą bendrą pradinę esmę, tai yra į vyro. Mes į vyro, o moteris turi moteris grįžti. Ten yra irgi atskira tema apie moteriškumą ir kur šiai dienai labai, labai, labai mažai moteriškų moterų beliko ir vyriškų vyrų mažai beliko, susimaišė. Ir už tai nesigauna geri rezultatai, už tai vat karai visokie, visokias nesąmonės pasaulyje vyksta, vat iš to ir vyksta, kad nebe kūryba, o destrukcija vyksta. Tai vat mes kiekvienas individualiai turim grįžti savo esmę, savo paskirtį, savo užduotį, vat, kaip sako, kaip surasti savo paskirtį. Vat, pirma paskirtis - būk vyru, jeigu esi vyras, jeigu gimėjai į tokį kūną jau įėjai. Antra, nu, o moteriai, jeigu kaip rasti paskirtį, tai vat būti moterim, viskas. O paskui kokiu tu kampu, kokiu būdu išsireikšti tenai, sakykime, kokią profesiją pasirinksi. Ten jau antraeiliai dalykai. Tai jau eigoje susimatuosi, kaip ir tu dabar matuojas, gal draugas, gal Danija, gal automobiliai, gal boltas, gal jau ten susimatuosi. Bet per vyrišką irgi prizmę. Pirma, va, iš tos vyriškos esmės. Ir save suformavus kaip vyrą, jau kitokio lygio, kad pritrauktų moterį. Jau gali būti po to, jau, kaip sakėm, meti tas kapeikas ir jau nukrist daug tau. Kada pritrauksi moterį, tada jau visai kiti rezultatai. Tada energetiškai moteris tave kaip vyrą pakrauna ir tu ten šis kaip tankas eini, žinai. Bet reikia būti tanku pradžiai. Nu, suformuoti savyje tą tanką, kad kur būtų tą kūrą įpilt moteriai. Tai va čia irgi, nu, gyvenimo sėkmės formulė tapti vyru. Didelė tokia vat tema. Mhm. Vėlgi, pagulėjimas ant lovas, čipsų pavalgymas, vat savęs užduoti, tai vyriška ar ne, žinai, tipo. Ar geriau eiti tenais, namą patvarkyti, mašiną nusiplauti, mamai šiukšlės žinai. Tokius smulkius dalykus. Ar kimarinti, gulėti, filmą žiūrėti, čipsus valgyti, žinai. Nieko neveikti, filosofuoti, daug kalbėti, nieko nedaryti. Va čia jau ne apie vyriškumą.
Tai va. Bet kartais ir tai galima daryti, tarkim, jeigu eini ten į stacionarą, sportuoji, saviugdą žiūrai, tai vieną kartą į savaitę galima gal ir filmą su čipsais pažiūrėti. Nu, ne, tai faktas, nu, poilsio reikia. Tai, žinai, kaip ir su Mhm. mašina važiuoji, ten jį reikia kartais ją, nu, kad jis sustotų, tauštų variklis, viskas atsistatytų mechanizmai. Tai to reikia, aš kalbu apie tai, kaip, nu, būna kasdieninis, žinai, toks. A, mhm. Kasdieninius, ne, tai faktas, ir čipsų reikia, ir alaus vyram reikia, ir su hebra pagert reikia, pasimušti reikia, nežinau, į krepšinį, į futbolą, na, parėkau, ten irgi tai yra apie vyriškumą. Nu, vyriški poilsio, nu, vyriškas poilsis, žinai. Tai faktas, kad tas reikia. Aš kalbu apie tai, kad nuolatinis, kada būna, žinai, toks nieko neveikimas, nieko nedarimas. Tai eit bent kažką padaryti, žinai, tokio. Nu, tiesiog žiūriu, vat, ką galima čia tokio vyriško, žinai, pastatyti, gal sugriauti tas, kas nereikalinga, gal pastatyti naują, kas reikalinga, sukurti, padaryti. Žodžio esmė yra įsijungti vyriškas energijas. Ir tu jau Mhm. jauti, vat, kada vyriškos energijos esi. Nu, kažkaip labai surezonavo šitas tavo tas pasakymas, kad irgi ten, nu, kad čipsų nevalgyti, žinai, ten padėti, negulėti, žinai. Tai kažkaip atrodo, nors ir darau daug ką, bet labai surezonavo, tai matyt per mažai darau, matyt. Tai tokią net kaltę pajaučiau. Tai. Mm, nu, labiau atsakomybė negu kaltė, žinai. Atsakomybė, žinai. Aš kartais, aš esu tau sakęs, tokį jungiu, žinai, va, dialogą su Dievu, žinai. Kaip tu Mhm. galvoji, nu, Dievo, kaip tu galvoji, aš viską, nu, ta prasme, aš atlieku savo funkciją, dėl ko tu čia mane, nu, mus kaip desantininkai išmetė, žinai, kaip iš lėktuvų, o tave į Kazlų Rūdą, mane ten į Palangą, viskas, tau tą daryti, tau tą daryti. Aš Dievu, aš, kaip tu galvoji, aš savo atlieku rolę, žinai, ir tau ateina mintis, nu, nichuja, šūdą malis, žinai. Nu, jeigu sąžiningas prieš save būni, tada, kada šūdą malis. Mhm. Bet kada darai, vat, realų veiksmą, eini, stengiasi, vat, kabutėse, šonkulį lūžta, ten kojos, dar kažkas, tai ta prasme ir kitose srityse. Ir vat, per šitą vat, kickboxą aš dabar kaip lankau, daug man tokių atėjo suvokimų, kad aš ir gyvenime per mažai darau irgi. Per mažai tokių vyriškų dalykų, tai yra labai daug tokio atsargumo, perdėto, žinai, pasimatavimo, tokio, ei, daryt nebijok, viso, ei, kovok, žinai, viso, kai bus, tai bus. Ir vat tie vat gyvenimo visokios ir tau vat išbandymai, ne, nu kaip tu vadinai, lyga, žinai, dar kažkas, tai ir yra gyvenimo smūgiai į šonkaulius, grubiai tariant. Įpiso tau ir neįt gulėti tenais, neužsibūti tuose lyguose, neužsibūti stacionaruose. Atsikėlei, atsičiūchinai, supratau, gavau bankę nuo gyvenimo, bet ją priėmiau ir einu toliau vėl darau kažką. Tai. Žinai, kaip ringė būna, ten nukala ir ten skaičiuoja, vieniems skaičiuoja tenais, kiti būna dar normaliai negrįžę į save, jau rodo, kad viso galiu kovoti. O kiti būna, žinai, ten biškiai piso, jau guli, jau ten susėmęs, ten vos nesu neštuvais išnešė, žinai. Nu, Mhm. toks aukos pozicija, savygaila tokia visada, vat, ieškojimas, kad tik neatsitiktų. Ir gyvenimas, vat, aš kažkaip tą suvedžiau, tą paralelę, tokia, vat, gyvenimas būna įpisa, sunki situacija, bet, nu, tai priimt kaip smūgį, vyriškai priimt, blėt, skauda, bet poho, einu toliau kovoju. Bet aš irgi, žinai, vat, po tos kovos ten treneris ten matė, paskui jis ten man klausė, tipo, viskas gerai, jo, viskas gerai, tipo, ateisiu, jo, ateisiu, sakau, nepergyvenk, dar labiau užsinorėjau eiti, dar labiau tų sunkumų daugiau, žinai. Ir taip kažkaip išvedžiau paralelę, kad gyvenime per mažai kovoju, per mažai einu į priekį. Ai, tarp kitko, kai vyko kova, man irgi, žinai, treneris sako, aktyviau kovok, ne tik ginkis, eik į priekį, žinai, ir toks galvoju, blem, aš ir gyvenime taip trūksta kartais to tokio vat vyriškumo. Nes aš kalbu apie vyriškumą, tai lygiai taip pat ir aš jį treniruoju kasdieną, tą raumenį, žinai. Mhm. Va, tai aš nesakau, kad aš ten viską pasiekiau, aš tik tai sakau, mechanizmą tau sudėlioju, kaip jisai veikia. Bet lygiai taip pat tą patį kasdieną ir aš darau, ugdau.
Daug, daug, daug. Ta raumenį. Tai va, ir išlysti iš tų mamų, mūsų mamų sukurtų tokių komforto zonų, žinai. Mhm. Nes joms, aš, pavyzdžiui, irgi stengiuosi tėvams savo, mamai ten nepasakoti apie savo jokius ten viražus gyvenimo, jokius rizikas, keliones. Sužino tada, kai skambinu, kur tu, aš Amerikai, žinai, kaip tu, kokioje Amerikoje, nu, realioje Amerikoje, kur ten, žinai, ten ir ten arba. Po to pasakyti tik tais. Ir tai, jeigu reikia. Jeigu reikia, kitą kartą ir nežino, kad kur, ką tu ten iš vis darai, žinai. Nes žinau, kad vat, tuo jungsis mechanizmai, šitie vat, tokie lepinimo vadinami mechanizmai. Va. Ir dar mamų va, tas ūkdymas, ta apsauga nuolatinė, jinai dažnai veda į dvejonę, tokia, daryti, nedaryti, žinai. Nes jeigu tu vyras, paimi ir darai, žinai. Viskas, nėra dvejonės. Darai, kaip bus, tai bus. Paskui koreguojas. Jeigu nelabai gerai gavosi, tada koreguojas, darai sekantį kartą šiek tiek kitaip, dar geriau darai. Bet svarbu, kad darai. Va, o kada įsijungia mamos, toks, ai gal neik, gal ten tave užgaus, gal primuš, gal su tais vaikais nedraugauk. Nu, čia iš vaikystės, žinai. Mhm. Va, ir tada toks pas mus atsiranda, iš to ir atsiranda dvejonė, daryt, nedaryt, eit, neit. Tai va, nežinau, kas dar, Mindaugai, kaip tau rezonuoja ta tema, ar klausimų kokių dar yra apie vyriškumą. Nu, kažkaip su tema susijusiu, tai lyg ir ne. Tai užsirašiau, kad vyriškumas drąsa ir reikia eiti per sunkumą, žinai, šitas dalykas gal labiausiai rezonavo. O taip tai, nu jo, kad tą vyriškumą po truputį ugdyti, kad reikia irgi su mama, su teta šiek tiek, nu, savarankiškiau gyventi ir panašiai. Va čia. Jo, nes irgi, nu, mama tavo be vyro gyvena, ne? Teta, suprantu, irgi be vyro. Taip, Va, tai joms reikia savyje turėti vyrą. Nu, jos turi savyje turėti, jos irgi nesijaučia saugios, jos turi save apsaugoti, bet ta moteris, kuri turi savo vyrą, kurį apsaugot, nu, jinai laisvesnė, jinai netokia įsitempus ir netiek daug visko bijo, žinai. bet kas dar įdomiausia irgi, tarkim, Kazlų Rūdoj, ten toj gatvėje, kur dabar gyvenam, nu, kur mano namas kitur, bet ten, kur mamos namas, tai net visos kaimynės, kokios 7 namai be vyrų, mama be vyro, teta be vyro, giminiai vyrų irgi mažai arba tokie moteriški. Nu, vienu žodžiu, vyrų trūkumas kažkaip toje aplinkoje, kurioje augau. Tai čia įdomu, čia gal kažkokie irgi karminiai dalykai, ar kas, ar... Formuojasi giminė arba vat, yra miestelį, kokiam kaimelį, kur giminė formuojasi tokie stereotipai tam tikri. Nu, kaip čia dabar pavadinti? Tuoj pasakysiu. Toks kaip vyriškumo nuvertinimas, nepriimimas vyriškumo, vyrų ignoravimas, vyrų negerbimas, turbūt daugiausia tai negerbimas, nepagarba vyrui kaip vyrui, žinai. Ai, vyras tai jogas, ai, vyras tai problemos, ai, vyras tai va toks, maždaug toks būna požiūris susidėlioja. Ir taip pat, aišku, ir miesteliuose gali va, tokiuose susiformuoti ta sociuminė tokia, žinai, aplinka, kad vyrų ten būti yra, kaip pasakyti, nu, nekomfortiška. Jeigu tu būsi moteriškas vyras, ten, tai reiškia, vat, kaip sakau, pat kablūčnikas visada klausysi, ką moteris, kada sakė grįši, savęs neturėsi, vat, kaip sakiau, savo širdies niekada neapginsi, o išdavinėsi ją, savo pagrindinę moterį, tai savo širdį, žinai, išdavinėsi, nu, tai tu tada ten tiksi. Bet jeigu tu pradėsi už save kovot, sakyti taip, kaip galvoji, taip, kaip nori, savo nuomonę turėti viskas, tu nepopuliarus būsi. Toj gatvėje, toj giminėje. Geras pavyzdys, aš savo giminėje labai nepopuliarus.
nuo to laiko, kada pradėjau vat, reikšti savo vyriškumą, savo nuomonę. Manęs net dabar būna nekviečia. Aš aišku ir nevažiuočiau net ir jeigu kvieštų, bet čia buvo tokių jubiliejai ten tetos, ten nežinau, 70 ar 80 ar 75 metai. Visus kviečia, manęs ne. Ir man toks zaibys, blėt. Ta prasme, aš jau geriau nebūsiu toks kaip tenais, bet tie kurie, žinai, nuolankus tokie. Aš būsiu kitoks, toks savęs neišdavęs ir man tai yra apie vyriškumą, žinai. Negu paklusiu vat, tam tokiam nepagarbai vyrams. Vyrui kaip vyrui nepagarbai, žinai. Ir būna tokios vat, kalbos, apkalbos, jisai to nepadarė, nuo nepadarė, žinai, prisigėrė, žvejot, nuėjo ten, susimušė, ten blėt, kažkoks vat netoks. Kažkas tai, bet vat, kažką blėt netaip padarė. Ir vat tokiuose aplinkuose būna tokie, žinai. Ne tai, kad, o, maniškis tai tą, maniškis namą pastatė ten, žinai. Ir jeigu nedaug dievė kažką pasakys apie mano vyrą, aš ten, blėt, mano vyras tai pats geriausias, žinai. Vat nebelieka aplinkuose šito, žinai. Mhm. Va, suvyriškėja moteris, moteriškėja vyrai. Aš dabar, tarp kitko, irgi, vat, praeitą savaitgalį irgi buvau ten tokiam, ne mano giminės, bet ten giminių susirinkimas irgi stebėjau vyrus, ne vieno vyro nėra. Visos taip pat įdomiai elgesi su savo vyrai, žinai. Ai, tai tu čia, žinai. Ai, tai tu kaip visada, žinai. Eik vaiką, žinai, ten pagauk. Atnešk, žinai, ten maistą. Eik tą padaryk, žinai. Nu, toks nepagarba varinėjimas, toks, vat, kaip sakau, pat kablučniko. Nes nėra tokios pagarbos, žinai, kad, o, mano tai toks. Ir realiai vat stebėjau visi vyrai. Arba ten irgi buvo irgi kalbų. Čia tiesiog tau sakau kaip pavyzdžius, kad suprastum tas schemas, žinai. Ten sako, vat važiuosim į Turkiją be vyrų. Žinai. Man toks vapšė, blėt, kosmosas. Kosmosas. Tai kas tas vyras, jeigu tu važiuoji į Turkiją be vyro, žinai. Apie ką čia iš vis, žinai. Nu, tipo. Jisai kažkoks lopas, kuris sėdi namie ir turi kalti, nešti pinigus, viskas. Bet tai čia viena medalio pusė, aš tik tiesiog stebiuosi, žiūriu, kaip vyrai tai daleidžia, žinai. Nu, daleidžia būti tokiam santykiu, jau jie įpratę, įsibėgėtame ir būti tokiais vergais, tarnais. Ir tai nėra kalba apie tai, kad ten moteris reikia, žinai, mušti, hengti, dar kažkaip, bet tu turi turėti vyro statusą. Vyro statusą, kad tavęs nieks nestumdytų. Jeigu kažko paprašė, tai pagarbiai, žinai. Nu, visada turi pagarbą jausti, žinai. Ir tas vyras visada bet ką padarys, ką tik tai reikia, bet jeigu tik tai bus pagarba, va, kaip moteris, žinai, įjungiai pagarbą ir tada jau sakai žodį. Įjungiai pagarbą ir kreipiesi į vyrą. Va čia yra vyriškumas. Bet mes patys tą daleidžiam, pavyzdžiui, daleidžiam paminti mūsų tą vyriškumą, žinai, tą vat, raumenį, žinai, taip, jeigu dar nedidelis, ir daleidžiam su mumis elgtis viskas, vat, prarandam iš karto silpnumas jungiasi. Tai vat reikia tą vyriškumą irgi visada saugoti. Atsakyti, jeigu tik pasakys, man nepatiko vat tonas. Aš galiu tai pasielgti, padaryti, bet, nu, jau pajutau nepagarbą man. Aš galiu dabar daryti arba galiu nedaryti. Jeigu išgirsiu tame prašyme ar pasakyme pagarbą, tikrai padarysiu su mielu noru. Bet vien dėl to, kad nėra pagarbos, šito nedarysiu. Ne dėl to, kad neturiu jėgų, ne dėl to, kad nenoriu, ne dėl to, kad nemoku, dėl to, kad nebuvo pagarbos. Man kaip vyrui. Buvo įsakymas, nustumimas, paliepimas, toks kreipimasis nepagarbus į mane, bet dėl to nedarysiu. Bet tuos labai svarbu momentus atsekti. O tau po truputį gaunas, bet iPhone'ą nusipirkai, nors mama neleido. Pagarba savo. Sakė, ir laikrodžio tau nereikia. Jau. Tai va. Bet pagarba savo atstovėjai, bet jau čia yra tavo vyriškumo raumens treniravimas. Vat, ir jį treniruok dar daugiau ir per dieną kiek įmanoma daugiau kartų.
Ir dar va tą dalyką irgi panaudoju, kad tarkim va su draugu, va čia, kad aš jam padėsiu, tai kol kas mamai nieko nei tetai nesakiau. Va. Nuvažiuosiu, kai paklaus, kur eini, gal ir pasakysiu, žinai, va, einu draugai kažkiek padėti, bet tai va, kad nei stacionarė niekam nepasako iš viso, va, po Jo, mes truputį tą temą buvom kalbėję. Po jo, to jau, kai būsi pas draugą, kur sakysi, taip pas draugą, tu kaip tu čia, sakysi, jau savaitę kaip dirba, aš jau dėl ko, tai ten pinigų reikia užkalti, aš, nu, savarankiškas noriu būti, kas aš, kiek aš jo, galiu būti vaikas. Tarp kitko, nu, pas mamą buvimas tai vaikiška pozicija, va už tai reikia separacijos tau būtinai nuo mamos, nuo tetos. jo, Jo, nes čia tu į vaiką, taip, vaiką mama turi, žinai, apginti, apglostyti, jį pamaitinti, ten, kol jisai vaikas, bet jisai vaikas iki 18 metų tik tai gali būti. Mm. Va, ir kita, kaip, jau. ir kaip sakiau, jaučiu, kad, Tuoj minutę. aha. A, ką sakėjai? Ir kaip sakiau, kažkaip atrodo, kad tarkim išėjęs gyventi atskirai visai kitas pasaulis laukia, kardinaliai kitoks. Žinai, ir emociškai, ir fiziškai, ir pasiūlymai, žinai, kažkaip atrodo visai, kad kita bus. Jo, bet kai išeisi, pastebėsi, kad labai didelė terpė vat, vyriškumo treniruotė visame kame, žinai. Niekas neišskalbs, niekas nenupirks, jeigu nenusipirkai, nenupirko, jeigu neįsiskelbė, neišskelbė, jeigu nesutvarkė, nesutvarkė, jei nesumokėjai mokesčių, tai tu nesumokėjai, pas tave kreipsis tenai, sakykime, savininkai būtų visur, vat, ta atsakomybė už save. Ir vat sakau, atsimink visada, moteris mano viduj, mano širdis, aš turiu ją apginti visokiojopai. Finansiškai, fiziškai, ją visų pirma, ją vat, ginti ir kad nieks jos neliestų, nieks jos vat, neišduoti jos. Vat tą jeigu visada atsiminsi formulę, bus lengva per šitą formulę išeiti, žinai, tą jau tokį vyriškumą, atstovėjimą už savęs. Aišku, ten kitos temas vėliau, tai yra, kad neperlenkti lasdos. O aš kaip kalbėjau, tai turi būti pagarba, bet jeigu su moteriam, tai turi būti pagarba ir moteriai, žinai. Nes būna vyrai despotai, žinai, jau visiškai ten tokie despotai, o boba tai ten, žinai, kažkokia šiukšlė besivalkianti aplinkui, tipo skirta ten grindim plauti ir šiukšlėm nešti ir valgyti daryti. Nu, tarnaitė, žinai, maždaug tokia. Mhm. Irgi ne apie vyriškumą. Nes, nu, kaip tu, koks tu vyras, jeigu tavo, pas tavo aplinkoje tokia moteris, tarnaitė kažkokia, tai, žinai, vaikščianti. Tai reiškia, tu nesugebėjai sukurti pasaulio, apginti jos, duoti jai viską, kas geriausia, žinai, ten, nežinau, aplinką, geriausią mašiną, rūbus, jai pinigus, viską, jeigu tu nesugebi. Ten kitame, tai va, tuo irgi reikia neperlinkti lasdos į kitą pusę. Tai irgi nėra vyriškumas. Va. Gerai, kas dar Mindaugai, kaip tau ta tema surezonavo? Nu gerai, aš jau kažkaip jaučiuosi net užsipildę, žinai, tų žinių jau. Jo, tai ok. Mes beveik 2 valandas, tai pakankamai. Tai vat, man atrodo, apie vyriškumą, ką norėjau pasakyti ir ką tu galėjai primti, tą viską pasakiau. Dabar belieka tik tai daryti, o vyriškumo raumenį auginti. Jo. Kasdieną, kiekvienoje situacijoje, kiekvieno momento vis apie tai galvoti ir ugdyti. Ir kaip sakiau, rekomenduoju į kokį kovinį sportą užsirašyti. Nu jo, kad tam reiktų biškį dar koją sustiprinti, Mm. nes šiuo metu dar nelabai galiu tų staigių judesių daryti. Ten sukinėtis, tarkim, kaip reikia, žinai, tą Mm. koją kelti ir panašiai dar biškį, žinai, tokia. Nu, jo. Ir tada dar paskutinis dalykas, kažkaip, kai irgi šnekėjai apie tuos milijonierius, žinai, tai kažkaip irgi labai surezonavo, nes tik tokį video vis užtaikau, žinai, ten rodo, kaip prie viešbučio ar prie to social club, žinai, Mm. privažiuoja prabangios mašinos, išlipa milijonieriai ar milijardieriai ir kur duoda šitiem tiem patarnautojam pinigų, kad mašiną nuvairuotų, žinai. Tai atrodo, kaip žmonės tokie paprasti, nu nieko neįspūdingi, žinai, ta prasme.
aišku, gražiai apsirengę, gražios mašinos, ten patys gal ir nėra patys net gražiausi, bet ta energija, kokią gaunu, tai šakė, žinai, vien bežiūrėdamas, tai kažkaip labai įdomu. Tai. O energija nuo ko? Nu, nežinau, atrodo, tu tą aplinką tiesiog jauti, kad ten atvažiuoja prabangios mašinos, žmonės turtingi, ten tie jų klubai privatūs, žinai, kažkaip nežinau, tai ateityje net tokia yra svajonė, gal net kažkada į Monaką nuvažiuoti, žinai, pasižiūrėti. Šiaip. Nuvažiuok, aš 2 kartus buvau ir tam viešbutį buvau, kurį ten De Paris, kurį filmuoja. Bet ten daug labai yra feiko, labai daug feiko. Realiai tie tikrieji milijonieriai ten, jų ten nėra. Ten yra tokie didžioji dalis, nu, tokių feikinių, žinai. Nu, aš nesakau, kad visi, bet ten, vat, kiek aš stebėjau, nu, koks 80% tai yra tokie, žinai, pantai, kaip, nu, pasipantavot, didžioji dalis ten su nuomoto mašinom būna, kiti ten rylsus kūrė, vat, irgi tenais visokie šitie socialinių tinklų, kaip influenceriai, tie vadinami, žinai. Mhm. O ten, aišku, reikia nuvažiuoti, kad pamatyt, kad prajaust tą visą. Va. Ir iš tos vidinės energetikos, kaip sakiau, irgi tenais daug jaučiasi. Nesakau, kad visi yra tenais, yra ir stiprių žmonių, vat, aš irgi esu matęs, stebėdavau, žinai, sėdėdavau tam viešbutį. Va, tai tenais. Irgi faina pabūti, ten kava 15 eurų kainuoja, gali nusipirki. Ten šalia yra restoranas irgi toks fainas, mes ledai 50 eurų. Eina, Nu, sėdi ir žiūri savo žinai. Bet aš irgi atsėdėdavau, vat, kad stebėt, kaip tu ir tu sakytas, įdomu pajaust, pamatyti, pabūt. Tik tai, vat, Monake daug yra feiko. Daug. Bet jį gali atskirti. Tai tikriausiai Dubajuje irgi daug feiko. Visose tuose miestuose. Dubajuje mažiau. Mažiau. Dubajuje yra daug tų tikrųjų. Nu, tu Dubajuje pats buvai. Jo, buvau. Nu, Dubajuje daug yra tų visokių šeichų ten, ne, kur tikrai jie turi pinigus, tik tiek, kad ten tie pinigai yra tie naftiniai tokie, nu, irgi jų tokie. Bet ten mažiau to, tik gerokai mažiau negu Monake. Nu, tu rusiškai pantai, nežinau, kaip to tokia maivimasi, žinai. Jo, pointai tie vadina. Pointų jo, ten Dubajuje tokie daugiau tikrų, žinai, matai, kad tikrai žmogus turi pinigų, o ne tik tais privažiavo, kad ten visi pamatytų, pažiūrėtų, pafilmuotų, žinai. Tai va. Gerai, Mindaugai, užteks informacijos šiai dienai, vėlgi Jo. įrašą ir susirašysim. Rašyk savaitę, kaip tau seksis. Vyriškų. Gerai. Treniruoti. Nu, ačiū. Iki. Lukas. Iki.